nors pas mus rytas, iš karto visų atsiprašau už confusinimą, nes juokingas faktas, kad kai paleidom tą Reelsą, tai tą Reelsą aš aišku buvau iš anksto užfilmavęs ir rašo žmonės vakar kaip pavyzdys, ar dar galiu užduoti Domantui klausimą, nes nespėjau, ar jau tikrai nufilmavot. Sakau, čia tiesiog studio magic. Tai atsiprašau iš karto, ką suklaidinau, kad tikrai nefilmavom sekmadienį, Domantas katalikas į bažnyčią eina. Na, reikėjo į bažnyčią eina. Negalėjau. Jo, bet filmuojam, šiaip visai gerą dieną filmuojam. Ir aš kai pradėjau filmuoti šitos apskritai podcastus ir pradėjau tą tokį laidelių ciklą, iš karto tie seniausi, kaip čia pavadinti, tie fanai arba tie, kurie iš pradžių pat pradžių seka ir panašiai, tai iš karto pasipylė žinutės su 3 vardais ir pavardėm, kuriuos reikia būtinai pakviesti. Tai vieną jau iš tų pavardžių jau esu pakvietęs ir užfilmavęs ir tai, žinok, yra ir iš karto visi, gal ten po 2 laidos, sako, norim Sauliaus Stankaus. Saulius Stankus, jo, tai Saulių pakviečiau. 2 pavardė buvai tu ir netgi komentaruose visi labai iš karto, tai kada kviesi Domantą. Aš irgi galvoju, vis žiūriu kelins podcastas, jau žiūriu vos ne 10 podcastų praėję, žiūriu dar jokios žinutės, jau ašarėlė taip. Tai, o 3 žmogus irgi turbūt gal niekam nepaslaptis, koks vardas ir pavardė, bet labai smagu, kad tu atėjai ir vat būtent, kaip dabar pats ir sakai, tas mūsų, tas pirmas susirašinėjimas, man atrodo, aš tau parašiau ir tu, jeigu neklystu, taip ir atrašei iš serijos, jau senai laukiu šitą žinutę. Jau iš tikrųjų laukiau. Fainiai šiaip atrodo visas kontents pas jūs. Labai. Super. Tai ką noriu pasakyti, tai ačiū, kad atėjai. Iš karto avansu ir manau, kad žiūrovai irgi labai laukia ir tuo tik tais pasidarysiu, kad mano ekraniukas neužgestų, nes kaip visada turiu pasirašęs planelį. Aš toks, nors mokyklai nebuvau pavyzdingas mokinys, bet bent jau čia yra pavyzdys geras. Šiaip, jeigu nuoširdžiai kartais podcastui ruošiuos ilgiau negu savo vyno degustacijom, kai vedu ten renginius ir panašiai, nes ten jau, kaip pasakyti, viskas išmokta ir netgi jau to gal neturėčiau sakyti, bet netgi jau net tie patys juokeliai būna į tą pačią vietą įterpti, o čia vis tiek kažkaip noris pasižiūrėti, biškį prabėgti ir kol ekraną pasidarysiu, kad neužgestų, dažniausiai aš kai žiūriu apie žmogų ir noriu kažką tokio ekstra pasižiūrėti, tai Instagramą praskrolinu. Ir žiūriu, kad pas tave tai jaunas Instagramas, ten 2019, gal pirmas tik tais, kaip pasakyti, postas buvo, tai tu toks nemėgėjęs labai dėt storiukų ir panašiai, nedraugauji su social media, ar tiesiog taip netikėtai gavos, kad vėliau atradai Instagramą? Ne, aš daug ką esu archyvinės, daug ką ištrinu, šiaip seniau keldavom, dar prisimenu su Valentu Vasiliausku, ir keldavom juokelių visokiausių, tai tam būdavo karts į dieną kokį 10 storijų keldavau ir būdavo šiaip juokingi labai. Tai kažkada buvo minčių netgi atgaivinti tos storijus įkelti ir highlightus, kad prisiminimui, nes visi žvengdavo. Tai tavo tas paskutinis, kur nežinau čia tiksliai kada buvo, bet kur su tuo motociklo kėlimu, kur ten buvo trendas, kur savo draugę užsikelia, žiūriu, Domantas jau kelia, su dar 2 draugai iš šono laiko. Ir kas svarbiausia, ten tik buvo pabandymas, mes sakom, davai visi kartu keliam, ir Jonuks buvo, ir Tadis buvo, ir visi įsikelsim ir laikysim. Bet kai pabandžiau, nieks nebenorėjo kelti, nes yra reikalų. Aš manau, nes mes irgi iš technikos pusės žinom, kad, kaip sakyti, nėra jis sunkus ten su skysčiais, kiek 110 gal sveria, ne? Bet vėl tas centras, patogumas. Patogiai paimti, man atrodo, ten, žinai, štanga 110 kg visai kas kita būtų iškelt negu moca, kuris ten
Nu, bet šiaip ką norėjau pasakyti, tai tavo tie storiukai kartais, kai pažiūri, tai jokingi ten irgi su tom tapkiam, kur buvo. Jo, kažkas su tom, tokio, tai kad tapkės nutrintos, bet mocai nauja. Supratau, tai iš serijos mėgsti šitus visus reikalus, bet tiesiog, kaip sakyti, paslėpęs, supratau. Ir aš pačioj pradžioj paminėjau, kad šiaip labai gerą dieną filmuojam, nes yra ketvirtadienis ir su mūsų Old Town Talk studijos pagalba ir Dominiko pagalba sakė, gal spėsim netgi paleist grinai ant šio savaitgalio, tai yra ryt po ryt, nes noriu padaryti tokį, kaip pavadinti, dar šalia duot fanam prie MX žiūrėjimo, nes, nu, kaip žinia, jau savaitgalis startuoja. MX-as, aš irgi vakar jau pasikūriau MXGP TV, jau pasižiūrėjau, ar ten visi akauntai, viskas veikia, viskas visur sumokėta ir ar galiu žiūrėti. Tai norėjau iš karto ir paklausti, ar tu šiaip pats esi žiūrėtojas, ar tu važiuotojas esi, žiūri, domies, kelies ten anksti ryte? Žiūriu visą laiką. Visą laiką ir MXGP ir dabar Supercrossą žiūriu, tai praktiškai viską pražiūriu, nes ir žiūrint, netgi mes irgi mokomės, irgi studijuoju, kaip ten kas važiuoja, kokią techniką naudoja, tai realiai žiūrėjams ir yra kaip mokymasi procesas toks, tai viską žiūriu. Nice, super. Tai aš noriu iškart ir paklausti, ar tu, kas, pavyzdžiui, tavo favoritas yra iš MXGP, tu turi kažkokį tokį savo mėgiamiausią favoritą? Visi žino mano favoritą. Šiaip man tai ten visi favoritai yra, kažkaip negaliu išskirti kažkokią tai atskirą kažkokią favoritą, bet gal Herlingsas iš tų mėgstamiausių, kad jisai sugeba tokį stiliuką, man patinka jo stiliuks, kad jis taip labai moka taip agresyviai važiuoti. Kas dar tai Geiseris iš tų pagrindinių ir Fevre. Okay. Nu, tai aš irgi, aš Fevre fanas visą laiką. Vien dėl Kawasaki gal, ne? Tai čia žinok, čia atvirkštinis Kawasakis atsirado nuo jo ir nuo Eli Tomac, o ne taip, tai čia kai Eli perėjo į Yamaha, dabar jau į KTM, tai galvoju, ar čia jau ir man reikia, žinai, dabar nuo žalio moco perlip, bet, žinai, jūs profai, ir aš žinau, ko tu šiandien irgi beje atvažiavai dar į Vilnių ir kur vėliau šausit, ko pirkt. Tai jūs profai, jums, žinai, reikia atnaujintos mocus ir panašiai. Aš tai jau saviškai vadinu retro. Retro tai motos. aš šiemet vėl pareklamuosiu pas Alien grafiką naują, tiesiog užsisakiau, ten biški tokių detalyčių pasikeisiu, ten, nu, tiesiog techniškai susitvarkysiu ir aš vis tiek su savo to Kickstarteriu varau, žinai, nebyra jis man tas motociklas, man tas važiavimas, tiek aš važiuoju, žinai, tai vis dar Kawasakis, bet... Mes žvengiam dabar Sextons, kai važiavo su retro stiliuku viso motociklu, tai žvengiam su draugais, kai žiūrėjom Supercrossą, o senelio motociklų išsitraukė, nesivažiuoja. Ir kitą etapą pasiėmė tą jau tokį gražesnis, jau su juodais ratais, o pasiėmė naujesnį, žį, kad geriau važiuoja. Biškiai. Nu jo, čia Supercross irgi. Aš irgi su Dovydu, žinai, kalbėjom praeitą laidą. Trumpai mes ten nedaug laiko turėjom, bet kažkiek apžvelgiam. Galvojau, kad iki to, kai jau filmuosim atsekančią laidą, tai jau bus praėję kokie 3-4 varžybos, jau man galvojau, kad bus persilaužęs, bet dabar žiūriu, kad kaip tik susibarstė, vėl ten trauma kažkokie mikro, vėl praleido varžybas, tai jo, ir šiaip daug dabar seku apie tą Kawasaki, to šaršalo, pavadinkim, kylančio ten. Iš Prado gerų video yra. Ir iš Prado, ir dabar aš galvoju, Jake Weimer, man atrodo, žiūrėjau vieną irgi podcastą iš tų amerikiečių jau, kur grinai telefonu paskambino Jake Weimer, jis buvęs irgi ten, dabar galvoju, gal kokiais 14-15 važiavo už Factory Racing, už Kawasaki. Prieš tai jis buvo 205 kubinių centimetrų ten kažkurio iš regionų čempionas, nu kitaip tariant, nu A lygio važiuotas, perlipo ant 4 PM, nuėjo į Kawasaki ir jis tiesiai šviesiai pasakė, sako, man sugriovė karjerą. Taip. Nes tipo iš serijos, kaip teigia Kawasakis, kad jis taikos prie raiderių, sako, nu nežinau, gal kažkas pasikeitė, bet aš galiu, nes ten buvau, pasakyti nuoširdžiai. Ne.
Man Ne. buvo duota, važiuok kaip tau išeina, tu taikykis ir viskas. O Tai va, taip. jis jo, žinok, yra podcastas, kas nematėt, beje, paieškokit, tai yra... Tai čia apgynė Prado, galim sakyti. Iš esmės jo. Mhm. Nes kiti jau pyko ant Prado, kad sakė, kad mes dėl tavęs stengiamės, o tu nieko dėl bus. Nu tai va čia ir yra, žinai, tos realios teisybės gal ir nesužinosim ir panašiai, bet grįžtant prie MXGP, jau irgi daug kartų apkalbėjom tie visi motociklų pasikeitimai. Nu tai va čia ir klausimas yra. Ir okei, aš žinau, kad tu visą gyvenimą, kiek aš tave matau trasose, KTM-as tu esi. KTM-as. Jo, ištikimas ir... Buvo vieni metai padaryta klaida. Klaida, o ant ko buvai perlipęs? Ant Yamahas. Ant Yamaha. Žodžiu, buvo irgi ant Japono užlipęs. Buvau, viskas gerai, važiuot patogu, bet finansiškai buvo pats skaudžiausias sezonas. Okay. Ai, ta prasme, daug investuoti 20 valandų buvo kaput. Ne? Jo. Okay. Tai KTM-as kol kas man geriausia laika, tai geriau. Pradžiai investicija gal šiek tiek ir brangesnė ta, bet visumoje gaunas vis tiek pigiau. Bet jūs lendat, pavyzdžiui, į vidurius, turiu omeny į motorą, kažką jie ten bombinat, ar viskas būna motoras, duslintuvas kažkoks tuninginis, ten gal tie vairo ten tie kaip klemps. Lietuviškai pasakyti, tilteliai? Turbūt. Jo, tilteliai. Jo. Daug tilteliai labai nejaučia šito dalyko. Jo. Tie tilteliai man gali ir nebūt, bet į variklį pirmą kartą lindom, kai važiavau su GasGasu. 22 metų buvo GasGas. Tai va tada pirmą kartą lindom, ten belenėlis buvo tuninginis ir kūrą vis laik pildavom jau gerą. Okay. Kompas, aišku, ten oro filtro dėžė šiek tiek kitokia. Ir dabar, kur važiuoju su KTM, irgi ir galva pašlifuota, ten jau viskas padaryta, jau pilnai. Tai realiai, ką šiandien pasimsit, irgi atvažiuosi į garažą ir bus paskerstas ir ne, tada... tik varžybinis. Per daug brangų yra visus motociklus taip ištobulinti. Tai šiandien ką jėmi, tai ne varžybom jėmi, ne treniruotėm. Jo, varžybom jau kitas motos išbombintas, kaip sakant. Ir jo, tai šiek tiek ir sudėtinga, nes treniruoju su silpnesniu, kad ir kompas yra, bet vis tiek atvažiavusi varžybos reikia šiek tiek jau tą mano bazę stumti priekį, nes motociklas eina greičiau. Tai vis laik yra sudėtinga, netgi, kad ketvirtadienį padarau treniruotę su vienu mocu, atvažiuoju varžybos ir jis visiškai kitaip netgi dirba, kitokia vibracija iš motociklo eina ir visoks kitoks jausmas yra. Ir labai sunku priprast. Tai ta kvalifikacija gaunas toks, kad vien tik priprast prie motociklo ir prie tos traukos, nes dažniausiai būna išvažiuoju iš posūkį ir labai anksti atsitraukia atgal. Atsitraukia atgal, žiūriu, priekis kyla, jau per daug sankabus, bam, 4 kartus, viskas, jau prarandu laiko. Jo, tai šiek tiek tą stiliuką tada automatiškai reikia keisti, kai variklis geriau eina. Nu čia geras, įdomu iš tikrųjų. Bet fiziškai pasakysiu, kad lengviau važiuoti, kai variklis yra padarytas. Galingesnis. Nėra taip, kad ištampo dar kažką. Tiesiog yra tada tas vadinamas torkė geresnis, lengviau posūkės važiuoti, nereikia tiek bėgą taikyti, gali ten 2-3 važiuoti, jis vis tiek temsto lygiai, su balansu šiek tiek lengviau, nereikia taip įsitempus važiuoti. Žinai, kad guldysi su kūnu, duosi gazą, jis važiuos ir fiziškai man daug lengviau, kai motociklas galingas. O kas tau daro? Tu pats darai? Ne, mano tas Anglijai daryts motociklas, tas iš Anglijos. Turi ten kažkokį irgi firmą mechanikus, kurie tau ten paruošė ir panašiai. Jau paruoštą pirkau. Ten gavas, kad Jamie Carpenter savo sezonui Anglijai tą motociklą buvo pasidaręs ir gavas, kad jis gavo pasiūlymą iš Kawasaki. Tas motociklas tiesiog padarytas, niekam nereikalingas, nes su Kawasaki turėjo važiuoti. Tai gavas, kad, tai pardavė man tą motociklą. Tai labai džiaugiuosi, jau vis padaryts, niekam nereikia rūpintis. Tai labai fainiai dėl to. Kaip tokius dylus randi? Nežinau, pavyko kažkaip. Bet tu tu su juo susisiekė, ar jis kažkaip... Mes su tais pačiais amortikais važiavom, tai gavas, kad mes kartu Anglijai, nes aš tada Anglijai kaip tik buvau su busiku nuvažiavęs, tai taip ir gavas, kad sutikom ir sako, yra kaip tik ir prieš Materly Basin, prieš nacijas, būtent tom varžybom ir pavyko pasimti tą motociklą. Čia įdomiai, nuo mano, žinai, tos pasirašytos temos nukrypom turbūt į įdomesnį netgi variantą, bet
Bet grįžtant vėl apie tos motociklus ir apie GP, žinom daug pasikeitimų. Tas pats abu tavo minėti favoritai, tiksliau 2 iš 3 paminėtų, jie keičia, kaip pasakyti, gamintoje keičia motociklą, Herlings atveju, kaip sakykime, didesnis pokytis. Taip. Ir bent jau ką sezono pradžioj diktuoja. Tai mano toks tiesioginis klausimas tau kaip raideriui, jeigu tu gautum padaryta tą patį, Kawasaki ir tą patį KTM, arba kitaip paklausiu, jeigu tau nereikėtų rūpintis finansinę išraišką, ar yra toks didelis skirtumas, tam motociklą, ant kokio tu važiuoji, nes aš tai visą laiką, kai ten kalbam, diskutuojam, aš visą laiką sakau taip, gal irgi užheitinsit, ar pasakysiu neteisingai, bet aš manau, kad yra racijos tame. Formulė 1, aš manau, yra 10-90. 10 vairuotojas, 90 ką jis vairuoja. Yeah. Ir čia pavyzdžių galim kalną pasakyti, pernai metų tas pats Carlos Sainzas, su Ferrari ant podiumo, su Williamsu ten į sieną, kas antras varžybas. Ir daug tokių, kaip pasakyti, pavyzdžių. Jau Dominikas, žinau, buvo 3 vieta, viena ten gatvės lenktynės nesiskaito kaip lenktynės. Kur ten Baku ar kur ten whatever. O pavyzdžiui, motokrosas, aš vis tiek manau, kad yra 80-20. Tai yra 80 raideris, 20 mocas. Ir aš manau, kad ten motoras, nes labai geras pavyzdys buvo Lorenzų šiemet Paryžiui, kai jie gavo stokinį motociklą ir kaip tu sakai, biški gal nedatraukė, biški kitaip reikia adaptuotis dėl galios buvimo ir nebuvimo, bet pavyzdžiui pati važiuoklė ir pats gamintojas, kokia tavo nuomonė, kiek lemia motociklė raideris, kiek lemia pats motociklas? Čia labai daug sudedamųjų, daug ką lemia ir apskritai komanda, kiek stengiasi ir tą visą atmosferą, tą psichologinę atmosferą, tai daug ką tas duoda, o motociklas tai duoda, aš manau, vis tiek kažkiek tai, bet ne per daugiausiai, manau, kad irgi 20% to viso. Tai galim ir išskirti ir motociklas, galim ir išskirti, kad ir amortizacija. Tai irgi atskiras dalykas. Tie 2 dalykus išskirščiau, kad 20 kokį motociklą ir kokie 20 gal 10 amortizacijai. Ir tada jau raideris. Ir GP vis tiek, aš manau, ten, bent jau kiek iš kalbų, kad ten visi stengiasi vis tiek dėl raiderio ir ten jie gali koreguoti viską, kardinaliai. Viską. Europai gali. Tai ten variklis, kad ir mano padarytas, KTM-as, toli gražu iki jų. Ten ten netraukė visiškai tas motociklas, galim sakyti, palyginus su jais. O ką apie stokinius, tai aš iš vis, jie palyginus netraukė. Jeigu jau GP raideriai duoda tą stokinį, tai, laimėti, aš nežinau, jau kiek turi būti patyręs raideris, kad įmanoma būtų laimėti. Aš manau, kad kaip čia pasakyti, tas procentas motociklo didėja su lygiu, kuriame tu važiuoji. Ir kai tu važiuoji jau MXGP, faktas, kad visi kiti aplinkui tave jau yra ten atitinkamai, tai ten duok Herlingsui stoką, faktas, kad jis turbūt 10-ukė sunkiai bus, bet aš manau su stokiniu jis... Būtų 10-ukė būtų jisai. Bet su stokiniu ten paim kokias, regional, ten į kokią UK nuvažiuotą, ar ten kokią Olandiją. Tai manau, ten stokas, nestokas, ten subombintų ten visus ir pasibaigtų. Tai kaip tu galvoji, šių metų tavo favoritas, kas yra? Man Geiseris labai patinka. Ir galvoji, kad šiais metais, nes pradžiai, kaip įkėlė Herlingso tos video, kai važiuoja, tai taip žiūrim, nežinau, taip kažkaip susikaustęs labai. Toks kaip atrodo 3 mėnesius nevažiavęs su motociklu, pradėjo važiuoti, aišku, ten dėl saugumo jisai vis tiek nori prisipratinti, bet tai pradžiai nelabai atrodė, bet jau dabar jau į temą. O Geiseris jau nuo pirmos dienos tik įkėlė su Yamaha, man kaip atrodo, jau 10 metų važiuoju su to motociklu. Kaip ir sakėm, ten jeigu žiūrint charakteristikas, tai Geiseriui toks mažesnis buvo pakeitimas, mažesnis šuolis. Man tai šiaip įdomu, sakau, aš laukiu šeštadienio, sekmadienio, nes dar iš Amerikos, kaip žinia, grįžo keletą piliečių prancūzų
ir irgi keičia tą gamintoją, nu, tai žodžiu, Kaip manot, savaitgalį. koks bus trejetukas? Šį savaitgalį, nu, aš manau, kad vis tiek Kūnan bus top 3, nes jam mažiausiai pasikeitimų, kiek žinau, lygtais yra sveikas. Tai aš manau, kad bus dėja, bet aš manau, kad bus Kūnan, bus Geiser ir bus Herlings arba Febre. Tai to, pirmas bus, aš manau, vis tiek bus Kūnan, antras bus Geiseris, o kas trečia paims labai priklausys, kaip sustartuos Herlingsas ir kaip sustartuos Febre. Jeigu Febre gerai sustartuos, jį ten, žinai, Kūnanas ir Geiseris turbūt, kad pasivis ir aplenks. O jeigu, kaip sakyt, Herlingsas labai blogai sustartuos, gali nebespėt atsikapoti iki tos trečios ten ar ketvirtos. Tai aš manau, kad pirmos 2 vietos, kaip ir minėjau, nu, plius minus tai bus. Ir tada, kas į trečią vietą, va, tie 2 bičiuliai dalinsis pagal tai, kaip startas. Ir ką aš manau, kad kažkaip turiu įtarimo, kad vienas žmogus, iš kurio vis dar daug yra tikimasi ir kur man yra keista, bet aš manau, kad vėl čia yra turbūt kažkokia tai fanų bazė, rėmėjai ir panašiai. Man, pavyzdžiui, keista, kodėl Yamaha nenuima Maximo Renault. Nu, iš serijos jo, jis geras, jis turi, žinom, istoriją ir panašiai, ką jis darydavo MX2, bet ką jis daro MX1, nu, kitaip tariant, nedaro. Tai man keista, kodėl Maximo Renault nenuima ir to paties, žinai, visi sako, kodėl nieks neduoda kaip Isaac. Gifting. Jo, Isaac Gifting, žinai, kodėl neduoda Maximo Renault vietos. Aš tikėjus kažkaip kad gaus vietelę. Jo, visi kalba. Bet vėlgi, čia šitoj vietoj, nu, aš manau, būkim supratingi ir panašiai. Tai va, visi šitie rėmėjai dalykai ir panašiai. Prancūzija, didesnė rinka, man atrodo, ten daugiau važiuojančių, ten daugiau matančių tą Maximą Renault. Aš manau, kad nu, vis tiek yra čia ekonomika. Bet jeigu pagal rezultatus ir aš manau, dėja, nenoriu irgi prikarksėti pradžioj, bet dėja, aš manau, kad šitas sezonas nieko nepasikeis. Mano manimu, ten Maximas Renault, nu, 8, 7 taip suksis ir manau, kad vėl bus 4-5 varžybos, kai jis nuo Isaac Giftingo gaus malkų ten konkrečiai ir vėl visi klaus, hebra, žinai. Bet manau, visumoje vis tiek Giftingas bus žemiau negu Renault. Nu jo, nes manau vis tiek tas suportas iš komandos ir panašiai vis tiek jam duoda dar tokį galimybę geriau važiuoti. Ir iš karto mes, kaip žinia, vėl grįžtų prie to Reelso ir buvo žiūrovų nedaug klausimų, bet buvo keletą klausimų ir iš esmės žiūriu motokroso fanai visi galvoja vienodai, visi nori paklausti plius minus panašių dalykų, tai kadangi jau apie MXGP prakalbom ir pradžią tokia padarėm įžangėlę, tai vienas ar netgi keli žiūrovai ir prašė paklausti, koks tavo planas šiais metais su MXGP. Ar planuoji bent vienam etapę suvažiuoti ir turbūt visi tikis, kad nu artimiausias tai yra mūsų kaimyninis Latvijoje Kegums, ar yra planų idėjų sustartuoti MXGP varžybose bent vienam etape? Jo, šiaip noras, žinoma, yra sustartuoti, bet dar žiūrėsiu, kaip su sveikata bus, nes kol kas petys dar taip 50, nors jau 9 mėnesiai po tos traumos praėjo, praktiškai ant motociklo gal tik 5 kartus sėdėjau, tai labai mažai, tai dar toks buvo tokių, labai daug sportavau, tai šiek tiek krūvį gal padidinau, per didelį gal uždegimas susidarė petį, tai šiaip savaitgalį kaip tik važiuosim treniruotis, tai gal po tos treniruotės galėsi daugiau pasakyti kažką, tai priklausys ant kiek tas petys man laikys, ar gerai laikys ar ne. Tai čia priklausys, ar su skausmu važiuosi, ar be skausmu važiuosi. Tai Bet vis tiek girdžiu iš tavo pasakymo, nes kaip sudėlioji sakinio, priklausys, kaip važiuosiu, su skausmu ar be skausmu. Tai važiuosi. Tai čia tas geras, jo. Tai šiaip Kegume labai norėčiau sustartuoti ir
dar ir Europos čempionate, vat, Belgijoje, kai bus. Vat ten irgi labai noriu sustartuoti. Nes ten trasytė, mano smėlis ten, man ten patink labai. Supratau. Tai ir ten turiu nebaigtų reikalų dar iš praeitų sezonų. Supratau. Labai gerai. Tai žodžiu, tuos visus sakinio sudarime žodžius, kad norėčiau, galėčiau, pakeiskim, kai kad pačioj pradžioj kai važiuosiu. Tai žiūrovai, žodžiu, jeigu neklystu, birželio 1 savaitgalis, 7-8, žodžiu, ruošiam vėliavas Lietuvos, dedam numerį 18, ant vėliavos vėl pasirašėm visus dūmus ir dūdas ir važiuojam į Kegumsą ir tikrai bent vieną savo atstovą tikrai turėsim, įdomu, aišku, ką ir kiti planuoja. Ir aišku, dar buvo klausimas palydintis tą dalyką, tai yra vienas irgi klausė žiūrovas, ar Motocross of Nations dalyvausit ir manau, kad čia klausimas vėlgi yra ne tau ir aš prieš laidą tiesiog parašiau Rusnei, sakau, filmuojam su Domantu laidą ir žmonės klausė, sakau, ar yra kažkas, sako, tikrai dar per anksti. Sako, tikrai dar per anksti apie tai kalbėti, atsakymas būtų nežinom, nes per anksti, nes vėlgi paklausta Rusnė, tai yra LMSF atstovė, sakė, kad tiesiog dar yra per anksti, dar turim tik kovo mėnesį. Aišku, šiemet kortos yra geresnės, nes turim Prancūzijoje kažkokios labai jau didelės logistikos jo nėra, tai kaip ir kortos yra neblogos. Bet grįžtam gal atgal šiek tiek ir aš pradžią, kaip ir sakau, paėmiau šį kartą iš kitos pusės, bet dažniausiai, kai pasikviečiam raiderį, ypač pavadinkim pakankamai jau A lygio ir kurį visa Lietuva, manau, tikrai žino, pradedam dažniausiai nuo tos pradžios, kaip atsirado tas sportas pas tave, nes tu, kiek žinau, esi žemaitis. Dabar gyveni Panevėžy, bet esi gimęs kur, jeigu aš Žemaičių Kalvarija. Žemaičių Kalvarija. Jo, supratau, tai mažas miestelis. Mažas, šventas miestelis, didelė bažnyčia. Jo, didelė bažnyčia. Atlaidai vyksta dar ten. Tai va, dėl ko sekmadienį nefilmavom. Bažnyčėlį reikėlės eiti, Tai va, iš mažo miestelio, iš Žemaitijos ir atsidūri motokrose. Kaip atsidūrė? Ar vėl tėtis važiuodavo, kažkas iš draugų važiuodavo? Koks tas pirmas kelias buvo ir nuo kelių metų pradėjau po truputėlį? Nuo 10 metų pradėjau ir gavas, kad 9 metų, kai buvau, tėtis nusivežė į varžybas. Ten pamačiau, kad yra ne tik britviukių mažių, nes tėtis pradžiai buvo nupirkęs mažą britvą. Tai po miestą raižydavau su britva nuo 9 metų. Ir tada, man atrodo, 4 dar nupirko, bet pamačiau, kad yra krosiniai. Tai metus laiko reikėjo zysti tėvuko, kad nupirktų krosinį, nes nori krosinio važiuoti. Tai gavas taip, kad nupirko ir apskritai nuo pat mažens laisvalaikį tėtis motociklus tvarkydavo. Tai vis laik motociklų pilnas kiemas, pilnas garažas, ten 30 motociklų yra buvę. Tai toks jo, kaip ir, pavadinkim, amatas, darbas būdavo, ne, tėtis laisvalaikį čia būdavo. Tiesiog patikdavo vakarais motociklą sutvarkyti, taip daug net neužsimesdavo, padirbdavo tiesiog smagu. To pačiu sutvarkydavo motociklą, to pačiu pasivažinėdavo, ištestuodavo, nes irgi patinko, turėdavo ir endurkę, irgi kartu važiuodavo. Tai pradžiai jis pradėjo važiuoti, kai man buvo 9 metai ir tada ir netgi buvo toks momentas, kad pas mus kaime buvo apie 30 motociklų. Ir yra buvo, netgi kažkur nuotrauka turėtų būti plungė starte, vos ne pilnas startas atvažiavęs, sustoja. Tik iš jūsų. Jo, pilna, taip, iš grinai aplink mūsų kaimo susirinko visi sportininkai. Tai taip ir gavos, kad nupirka pagaliau tą motociklą, šiam 5-tuką, tai vienus metus su šiam 5-tuku pavažiavau, tada ant 8-5-tuko persėdau. Tai šiaip saliginai netradicinė tokia istorija, nes tikrai visi žinom tavo greitį, visi žinom tavo pasiekimus ir tikrai dabar šiai dienai tave į top 3 visada drąsiai galim dėti. Dažniausiai
topinių raiderių istorija prasideda nuo 3, 4, 5 metų ir prasideda nuo ten mažiausių motociklų Pyvis 50-ukai, o tu jau šiek tiek vyresnis atėjai ir tu su šiam 5-uku turėjai tik vieną sezoną. Vieną teisingai? sezoną, jo. Varžybinį. Praktiškai 2, bet tas pirmas sezonas buvo lapkričio 20, kažkelintą jau lapkričio, jau Sezono visiškai gale. pabaiga. Tai ten gavas, aš ten nieką nepavažiavau Bet visiškai. tai žodžiu sezono gale ten vienos ten ar kelios Nu, varžybos. bėgis išmokau junginėti tada, net ne varžybas. Pilnas buvo sezonas su šiam 5-uku. Toks tas pilnas, kad mes tik po bažnyčios sekmadieniais važiuodavome. Galim taip pasakyti. Nebūdavo taip, kad pradėjau važiuoti ir iškart, treniruojamės, varom darbo dienom į trasą ir taip toliau. Ne, tiesiog for fun. Tiesiog tėtis važiuodavo, susirinkdavom, netgi buvom trasoj pasidarę savo trasą, netoli kaimuko savo, ir ten susirinkdavom visi ir tiesiog tas motokrosas būdavo toks, kad for fun. Nebūdavo taip, kad kažkas ten, sportuojam fiziškai. Ne, čia tiesiog, atvažiuot, pasidarėm tramplinų, trasytę ir stalą susikalėm, laužiuką, pavažiuojam, pavalgom ir tu toks for fun reikals. Tai kažkaip net nebūdavo, kad kažką, nebuvo net minčių, kad užsiminėsiu aš to dalykų visiškai. Tiesiog būdavo faina važinėtis ir viskas. Trasos net nematys, net trenerio jokio net neturėjau, tai visiškai taip. Ir kada tada tapo ne for fun, tai spėjau, kai ant 80 jau tada perlipai, tada jau gavas, kad pradėjau jau suprast, kad reikia rimčiau užsiimti tuo reikalu. Jo, dar pirmi metais 85-ukų dar nelabai ten daug važiavau irgi, bet antrais metais. Aš tada pertrauksiu šiek tiek. Bet tu startuodavai varžybose? Su šiam 5-uku, pavyzdžiui? Ne, su šiam 5-uku nei vienų varžybų nesi oficialių. Gal vienas plungiai suvažiavau. Jo, plungiai, man atrodo, suvažiavau ir dar sezono uždarime suvažiavau. Jo. Tai ten su šiam 5-uku nelabai atsimenu varžybų visiškai. Tas pirmas, atsimenu, kai uždarimą į Tytuvėnus nuvažiavom ir viskas. Kaip sekėsi, jeigu atsimeni? Kiek pasakojo, tai man liepė nevažiuoti, nes aš pirmą kartą apskritai trasą jau su tokiais tramplinais, atvažiuoju trasą, ten tramplinai tokie dideli. Aš tai ką žinau, man tai vaiks, aš ten nieką nesuprantu, man trasą yra, aš kaip arklys įvažiuoju. Dar prisimenu vienas, taip, per priekį, persivertė, kažkaip net nereaguodavau, kažkaip šaltų nervų važiavau ir viskas toks. Ir vis tiek, gal vaikas, gal šiek tiek kitaip tos dalykus priemi, ta baimė gal kitaip veikia negu dabar. Ypač kai suaugęs jau pradedi tą daryti ir pamatai ten tos krešus, smegenis kitaip blokuoja. Tai žodžiu, šiaip žiauriai įdomu, nes sakau, vėlgi aš tave prisimenu, kai jau atvažiuodavai ir sakydavau, Domantas Jazdauskas atvažiavo. Jo, tai aš tave nuo tų laikų prisimenu, kas reiškia, kad aš jau tave prisimenu, kai tu jau buvai, nekvestionuojamas lyderis. Bet tos pradžios ir šiaip žiauriai įdomu. Tai 8-5 perlipai ir tada... 2 metus 85-ukų ir tada antrais metais pas Vytautą tik tai pradėjau važiuoti. Bučia. Jo, treniruotis, po to dar pas Bobkovą irgi važiuodavau. Treniruotis, tada kai prasidėjo su treneriu darbas, tada rezultatas taip pakšt. Bet šovė panorėjai ir vėl paspaudėjai tėtį, ar kažkas iš šono jau pastebėjo ir sako, šitas berniokas, gali. Ne, taip iš šono, prisimenu dar pradžiai, kai su šiam 5-uku atvažiavom, Sauliui bus. Man atrodo, jisai sakė, kad gal tą vaiką neleisti motokrosą, netgi tai buvo. Atvažiavom ten netoli tokią trasytę. Aš pirmą kartą į trasą atvažiavęs. Gal dar dar neleisti. Tai pradžia tokia buvo, kad, nesisekė pradžiai visiškai. Nepavažiavau. Taip, pirmi 2-3 metai tiesiog buvo tokie, nes vieną kartą savaitę važiuoju, tai ten tiesiog aš vos bėgis pajunginėjai, man ten visiškai ir aš įsivaizduoju, tau, sunku yra, nes pavadinkim tą 85 kubinių centimetrų klasę, mano akim ir ką aš irgi dabar matau iš vaikų, kurie ten, tarkim, aišku, dabar visą žiemą net nesėdės ant moco, bet ten
vasarą, rudenį, kai būna tos treniruotės ir kai atvažiuoja tie vaikai 8-5, kurie nesportuoja to sporto arba irgi vėliau pradėję ir tik iškart ant 8-5, ten atotrukis yra milžiniškas. Ten iš serijos pastatyk juos šalia Eivydo, žinai, ten didelis skirtumas. Žvėriškas skirtumas ir man atrodo, kad ant 8-5 ateit, aš manau, kad yra bene sunkiausias dalykas, nes ten, kaip pasakyti, tengi neskirsto, kaip pavyzdžiui, kai ateinam jau mes, žinai, seniai tokie pasportavę ir ten yra C, sekas C, permeta į B ir ten kyli ir panašiai, ten tu ateini 8-5 kubiniai centimetrai, tave pastato su Maksu, pastato su Eivydu, pastato su visais, o tu pradedantysis esi, tai aš manau, kad labai tokia sunki terpė o kas, pavyzdžiui, tavo kartos, kai tu pradėjai su 8-5 jau važiuoti, kas tavo kartos gali paminėti su... Jo, būdavo, kur lenkdavo ratu, Antanas Levickas būdavo, irgi su 8-5 gerai važiuodavo, Mykolas Barakauskas būdavo, irgi labai gerai, konkurentai būdavom, o po to, nežinau, šiaip visi lenkdavo ratu, konkrečiai ten... Jeigu atvažiuodavau varžybas ir pamatydavau silpnesnį, kaip gerai nebus paskutinis. Tai taip nebūdavo, kad ten atvažiuoji, iš karto į lyderis. Vis laik būdavo, kad lenkdavo ratą. Kad ir Milevičius irgi važiuodavo, prisimenu dar kartą, tai ten tai iš vis man atrodydavo, žiūri, ten atrodo, kaip taip. Kita dimensija iš serijos. Jo, tai aš pradėjau, taip, visiškai iš pat apačios, visiškai pat. Ir pradėjau su Vytuku sportuot ir tada jau įvyko tas lūžis, kai jau biški pradėjai važiuoti. Tai kiek tu, kai su Vytuku pradėjai, tu dar 8-5 buvai? Jo. 8-5. Trečias sezonas man jau buvo toks. Tai jau tada ir daugiau valandų prasukom, per sezoną gal 120, taip kažkur. Vis tiek ne kosmiškai daug, nes dabar tie mano mokinukai jau daugiau pravažiuoja taip per sezoną daug, bet jau tada prasidėjo visas tas tobulėjimas, o tai buvo tiesiog pakšti. Kiek tų metų buvo? 12 taip kažkur, 12-13, o taip va. Tai tada prasidėjo ir jau kas lenkia ratų, aš jau prie jų buvau, prie pat, jau konkurencingas jau buvau. Tai realiai metai su Vytuku, daug darbo, daug valandų ant moco ir realiai per vienus metus tu pasivėjai tą priekį, kuris anksčiau tave ratu lenkdavo. Per sezoną 14 sekundžių gavos patobulėjimas, Okay. Nuo sezono pradžios ir sezono pabaigoje. Tai labai daug, bet labai daug duoda ir tas fizinis pasirengimas. Jau pradėjai dirbti, jau pradėjai biškį palakstyti. Gavos taip, kad aš daugiau fiziškai nei su motociklu pradėjau, nes man žiauriai tas sportas patiko jau nuo pat pradžių, jau, kai jau bėgis pradėjau mokytis, jau nuo to laiko jau pradėjo, man jau viskas jau lipo. Ir tada supratau, kad labai daug fiziškai reikia būti gerai pasiruošus. Tai gavos, kad sportavau, kosmiškai daug. Kosmiškai daugiau. Tai va, aš dažnai, kai apie tas jaunas dienelės klausiu ir panašiai, aš visą laiką klausiu, kai mokinais mokykloje, ar dar būdavai kažkokius kitus sportus darydavai, ar ten bėgdavai lengvą atletiką, ar ten kažį žaisdavai, nes vis tiek reikia į kūno kultūrą, ten treneriai kartais net liepia ten, žinai, sudalyvauti kokiuose ten bėgimo varžybose, tai ar šiaip buvai imlus sportam ir dar kažką šalia sportuodavai? Jo, pilnai. Kiekvieną dieną būdavo net po 4-5 valandas, taip tik baigęs mokyklą ir iki pat išnaktuvos ne taip, nes po pirmadienis būdavo toks, kad iki ką aš eidavau, tada orientavimasis sportas. Čia kur bėgi ir žiūri į žemėlapį. Jo, tai ten ir tada arba į treniruotę, arba vakarė vėl į kašį. Antradienį būdavo šokiai, į šokius. Ir tada po šokių vakarais vėl į kašį, arba namie štanginę turėdavau.
Arba į treniruotę. Tai tiesiog kiekvieną dieną, ketvirtadienis, penktadienis vėl šokiai ir po šokių vėl kažką, ar į kažką važiuodavau, arba... Kaip Lomanchenko ir Rusikas. Na. Žinai, kas tokie yra? Ne. Nežinai. Lomanchenko ir Rusikas yra legendiniai ukrainiečių boksininkai. Ir Usikas dabar yra apskritai po labai ilgo tarpo, kai turi visus diržus sunkiasvoris. Čia sunku pasiekti. Tai juos treniruodavo Lomanchenko tėvas. Lomanchenko tai lengvasvoris. Ir jiem liepdavo šokti. Tai pavyzdžiui, jeigu pažiūri, dabar irgi Usikas ruošias kovai, jeigu pažiūri jo treniruotės, tai jis užsideda muziką ir ten šitaip. Ir kaip jie juda ringė, ir taip ir sakom, mes kitaip judam ringė, nes mes šokom, nes jis ten apibėga, žinai, vieną tokį, tai tu panašiai va irgi. Šokiai tai į naudą buvo, man tai tuo momentu taip nelabai lipo tas dalyks, bet šiaip į naudą. Kol dar šokau, tol tas rezultatas ėjo šiaip į priekį labai, nes daug lankstumo duoda ir to plastiškumo ant to motociklą. Tai kai baigė šokį, man... Galvojau, kad sakysi, labai graži buvo partnerė, tai laukydavo. Prasideda. Ne. Tai supratau, šiaip jo, pilnai užimta, atrodo įspūdinga, žinai, dienotvarkė, tai kaip 13-14 metų vyrukui tikrai... Antros klasės iki 12, o taip pat pilnų tempų visą laiką. Nice. Pilnai. Tai tada paklausiu, taip, kiek kartų ir kokiose klasėse tu esi tapęs prizininkų Lietuvoje? Nes su šiam penktukais nevažiavai, tai manau nieko. 85-ukai, 3-4 sezonas. Ar čia turi, kaip pasakyti, medalių? Jo, buvo medalių. Jau tais metais jau praktiškai labai daug, nes būdavo Šiaulių apskrities kažkas ten tokia taurė. Tai praktiškai ta trijulė būdavo, kad Antanas Levickas ir Barakauskas. Ir visi ta trijulė mes ten kapodavomės. Tai būdavo taip, kad dėl lyderio jau tada jau kapodavos. Ir taip kažkaip... Lietuvos čempionus 85-ukų ar ten Lietuvos čempionato prizininkų yra tekę tapti? Ne, pirmą kartą čempionų tapau su 4,5 tik tai. Okay. Jo, su ta Yamaha. Tai to pačio ta Yamaha ir laimė ir nelaimė. Tai šiaip, sakau, žiauriai įdomi istorija, kur... Daug metų buvo, kad tiesiog, kaip su 2,5 irgi ten galėjau tapti čempionu, bet labai daug kartų tai protestų, aš jaučiu daugiausiai istorijų protestų sugavęs už visokias nesąmonės ir visokie gedimai motociklą. Tai tas pakiždavo koją visą laiką. Arba gedimas, arba protestas kažkoks. MX2 turiu omeny klasikai būda. O protestai iš serijos kažkur netaip lenkiai, kažkur blokavai, kažkur per daug vatos iš duslintuvo išėmė ir soundcheckai nepaeidavo. Ne, yra buvo tokių, kad ten į mechanikų zoną ne per ten įvažiavau, ten pasikvietė, parodė atvažiuok, nes Firtus ir susisuko, po to motociklas sugedo, stumint motociklą šiek tiek kampelį nukirtau iki finišo, nes paskutinį ratą sugedo, pusę rato iki finišo liko ir aš stumiau tą motociklą iki finišo, nes man būtinai reikėjo finišuoti. Tai tada irgi dėl to Kitaip tariant, tokie labiau popieriniai protestai, kur ten kažkokias taisyklės, kurios, Jo, buvo toks irgi moments, atvarau iki starto, įsistūmiau savo tą geitą vadinamą ir kuriu motociklą, nieko, nėra, tuščia. Tai išsitraukiau atgal, užsistūmiau, užsikūriau ir pastačiau atgal, visą važiavimą atvažiavau, atsistengiau, atėjo po važiavimo. Diskvalifikacija tau, negalim taip. Okay. Tai tas ir biržas čia užpernai, man atrodo, tau irgi buvo ta istorija kažkokia, jeigu neklystu, kad... Man motociklas jau sugedo. Jo, ten su elektronika vėl buvo kažkas nesąmonių. Jo, tai ten tos varžybos. Jo, į startą atvažiavęs. Jo, žiauriai. Dar į startą neįleido. Jo, tai ten pavėlavai biškį tą uždarą zoną, ten kažkaip jūs iš galo pradėjo statyti, atsimenu, irgi tavo žiūrėjau. Ir apžvalgos ratą net negalėjau važiuoti. Jo. Žiūrėjau tavo podcastą irgi, video po varžybų, irgi ten piktas buvai ten. Ujui. Ir aš atsimenu, per tas varžybas irgi, ar aš tave
Ai, ne, tais metais, man atrodo, mes plakatus dalinom su parašais ir buvo tavo irgi plakatai atspausdinti ir aš visus ėjau, žinai, apeit norėjau, kad pasakyt, kad ten per pertrauką tarp pirmo ir antro važiavimo, žinai, atbėg, ten parašų žiūri, tu ten jau ten nuo vieno mots ant kito jau kraunu. Jo detalės, begali. jau ten su kažkuo, nežinau, ar su draugė tavo, ar su kažkuo iš komandos narių, taip akis, žinai, susitiko, kuris yra Ne. neik, dabar neik, ne. Jo. Tai atsimenu, kad ten buvo stresas. Įsiutęs buvau, įsiutęs, žiauriai. Aš grįžtant, žinai, toks, kaip sakyt, ne tik apie sportą, bet šiaip, žinai, mėgstantis pakalbint ir labai dažnai tą tokį santykį, žinai, su tėvais. Tai tėvas pats sportavo, tėvukas pats važiavo, manau, kad palaikė, vat, kaip su mama santykis buvo. Mama sakė, Domantai varyk, žinai, ar mama sakė, nebandyk tu čia, žinai, kaulų laužytis, reikia į mokyklą ir panašiai, vat, kaip mama į sportą šitą atsineždavo. Tėvai abudu palaiko, galim taip sakyti, bet kiekvieną sezoną vis paklausė, nu gal užtenka, gal jau viskas, nebevažiuok, matai, jau abudu pečiai, jau metaliniai, dar noriu važiuoti. Čia kai dar būdavai vaikas ar dabar? Jau nuo pat mažens, jau tą patį. Prieš kiekvieną naują sezoną vis klausimas. Po kiekvieną sezoną klausimas, nu, jau visą, užtenka. Tai visą laiką taip pasako, nu, bet nėra taip, kad draustų važiuoti. Na, nes mato vis tiek, koks užsidegimas yra ir pasiūlo, kad jau gal gana, bet nesutinku su to dalyku. Da. Ir aš manau, kad fanai tikrai su tuom džiaugiasi, nes linko lenkiu buvo vienas irgi klausimas, jeigu pas tave ateitų 14-metis vyrukas, kuris pavadinkim, gerai važiuoja, Lietuvos lygį ir panašiai, ir jis tau užduotų klausimą, siekt karjeros, važiuot, ar eit gerai matematikos mokintis, ką atsakytumėm? Ne, čia su matematika, tai reikia bet kokiu atveju mokintis. Čia aš kai ir buvau mokykloje, tai prezentaciją pristatinėjau, tai aš sakiau, kad mokslai yra labai svarbu. Ir motosporte, nes čia reikia labai daug mąstyti. Jeigu mokyklai nesiseka, tai aišku nesiseks ir motosporte, nes čia galvos reikia labai stiprios. Nes kiekviena kombinacija, kiekvienas, jeigu ten galvytę biški sunkiau dirb, tai biški bus sunku pavažiuoti. Tai matematikos reikia ir aš manau, kad ir vis tiek siūlyčiau sportuoti, stengtis vis tiek siekti maksimalus rezultatą, nes motokrosas iššūkdo labai didelį discipliną. O tas yra geriausia, nesvarbu, ar jam pavyks pasiekti tą pasaulio čempiono titulą ar ne, bet vis tiek tas žmogus bus disciplinuotas ir visą laiką sieks iki galo viso rezultatą. Visą laiką, ką pradėjo, tą ir norės užbaigti, kaip ir varžybas. Pradėjau varžybas, tai tu stengsies ir užbaigti. Tai tą išsiugdys discipliną, tai nesvarbu paskui ar kažkur dirbs, jam ir darbė tas pagelbės tą discipliną. Tai bet kokiu atveju siūlyčiau sportuoti, sports ir sveikata, galim taip sakyti, ir tikrai nauda bus. Kitaip tariant, ar tapsi pasaulio čempionu ar ne, bet gerų žmogum tikrai tapsi, jeigu sportuosi. Taip, nes tiek daug pamokų gauni iš motokroso, kad po to kitaip ir galva veikia po to gyvenime. Tai čia savarankiškumo daug reikia ir daug ko reikia ir atsisakyti. Tai bet kokiu atveju pagelbės tas dalykas. Bet būtinai reikia daug sportuoti. Va, čia pats pagrindas. Man atrodo, kad sports, va taip, jeigu nori gero fiziško jo sporto, tai po 8% rezultatų ir nelim. Čia talento, nežinau, čia gal aš skaitau kokie 5% talento. Labai mažai talento, čia vien tik fizinis pasirengimas. Fizinis pasirengimas ir valandos ant motociklo. Jo, tai turi sportuoti daugiau negu kad tie čempionai pasaulio ir ta prasme viską atiduoti sportui, ir atsisakyti jau tų blogų draugų, kaip sakant, iš mokyklos, kur ten veda į kairę pusę, tai taip ir va, tas irgi va, svarbu. Jaunuoliui, va, ką galėčiau patart, kad neiti kairę, bet va, ateit savo tikslo. Bet jeigu jau motokros patink, tai jau tada automatiškai jau tas dalykas gaunas jau.
Nice. pradėti stengtis. Nu, labai gerai, motyvuojančiai pasakei, manau, tavo, kaip pasakyti, berniukai ir mergaitės, kurie pas tave sportuoja, manau, jeigu tokį dėgyjam, tai tikrai viskas su jais bus gerai. Ir aš dar tokį vieną įdomų, kaip pavadinkim, tokį, kaip čia pavadint, net ne klausimą, o dalyką esu pastebėjęs mūsų šitoj motokroso pasaulį. Ar galėčiau pasakyti taip, kad Domantas Jazdauskas Lietuvoj yra bene mėgiamiausias raideris? Nes aš, pavyzdžiui, aš suprantu, visi turi savo tą draugų ratą, žinai, kur atvažiuoja palaikyti ir panašiai, bet man pačiam, kai tenka pasivažinėti irgi po varžybas, ten su komentavimais ir tiesiog ateinant pasižiūrėti varžybų, aš matau, kad kai startuoja Domantas Jazdauskas, užsikuria fakelai, visas dūdas pučia garsiausiai, visą laiką yra tas toks tų tikrų, žinai, fanų, kur jau nesvarbu, ar ten taurės varžybos, ar Lietuvos, ar Baltijos čempionatas, visi paskui tave važiuoja ir aš kažkaip vėlgi tas tavo santykis su mūsų biržų verslininkais, ten su Butėnu ir panašiai, kur atrodo, jūs visiškai iš kitų regionų, jis ten gyvenęs Vokietijoje ir jis tave žino, pažįsta tave ten. Taip, ir rėmė mane. Jo, rėmė ir panašiai. Tai ar aš galėčiau tai pasakyti? Nes aš, pavyzdžiui, su kitais pastebiu tai, kad yra tas draugų, žinai, būrelis ir tie draugai, žinai, palaiko, bet va tave kažkaip žiūri toks platesnis ratas. Ar Domantas Jazdauskas yra populiariausias raideris Lietuvoje? Nežinau. Fanų tarpe. Šiaip aš norėčiau, kad taip ir būtų iš tikrųjų. Ir šiaip faina, iš tikrųjų, kai pamatau va taip raiderį ir būn tokių momentų, kad kiti raideriai būn stipresni, bet vis tiek mane palaiko, va, tada man ir geriausia, nes būna taip tiesiog dienų tokių, kur visiškai nepavažiuoju, nesiseka tas mocas, gen kaip pat biržos, tada mocas gen, vis tiek ateina fanai, palaiko ir taip toliau. Tai visą laiką aš ir su jais pabendrauju, draugiškai bendraujam, tai kažkaip nėra taip, kad aš tą varžybų dieną taip atstumiu ar kažką va to tokia. Tai vis laik stengiuosi ir visą žinutės atrašyti ir maloniai bendrauju. Tai kažkaip gal dėl to, va, kažkaip jie ir palaiko mane, tai... Nes tai norėjau ir paklaužinai, jeigu taip manai, tai kas tą lemia, tai va, tą turbūt jau ir atsakei, kad tiesiog varžybų dieną... Aš paprastai iš kaimo, berniuks, tai man... Aš bendrauju su visais paprastais, pas manęs nėra, kad aš čia motokrose važiuoju, čia pasikėlęs galva iškėlęs. Ne, aš tas pats žmogelis kaip ir visi, tai kažkaip nesijaučiu ten kažkokio superstar. Supratau, tai žodžiu, toks esi ant žemės ir visada gali ir kažkoks tėtis su jaunu berniuku ar mergaitė ten varžybų metu prieit pasakyti labas ir tikrai būsi tas, kuris leisi nusifotografuoti ir pasidaryti selfie. Tai aš manau, kad tas ir lemia, bet iš tikrųjų, tavo palaikymas visą laiką įspūdingas. Tu matai, pavyzdžiui, kai tu iš starto išleki, ir vėl man lengviausia apie biržų sakyti, kai yra startas, tada tas pirmas 108 laipsnių posūkis, tada tas posūkis ir tas didysis stalas ir už jo ten dažniausiai visi. Jo, ten tai pilna buvo. Pasikūrė ir tu juos matai, ar tu būni susipažinęs? Girdžiu dažniausiai, nes ten su triubom. Jo, ten tai daug, stipriai. Motociklą net nebegirdžiu tiek, kai pabaigoje iš vis pavarksta, tai iš vis ten garsiai už motociklą netgi dirba. Tos družvos. Jo, tai fainiai ten. Tai žodžiu, svarbu tas palaikymas ir tas motyvuoja. Duoda tą tokį, jo, labai daug duoda. Kai jau nuovargis yra toj vietoje, kai pravažiuoja, kai fanai dirba, iš karto energijos pakrautas, dar greičiau čia pravažiuoti. Tai va, ir kaip sakyti, ne tik fanai tave mėgsta, bet ir mūsų partneriai tave mėgsta ir mūsų draugai ir panašiai. Ir šiandien irgi
Su mumis antrą podcastą iš eilės yra Spektrum grožio studija ir Beauty Lab by Neringa. Ir Neringa sako, jau Domantui tai tikrai reikia padovanoti, nes labai gražus vyras ir labai gražią visą laiką šukuosiną nešioja, ypač toje nuotraukoje, kur Kajabo reklaminė yra. Tai nuo Spektrum grožio studijos ir nuo Beauty Lab by Neringa, kaip ir praeitą kartą ir Doviui, taip ir tau, energetinis šampūnas, kad kaip sakant, geriau augtų. Matau barzdą irgi pasimodeliavęs, augini viską, tai fainas aftershave'as ir dar šiek tiek energijos plaukam ir barzdai, tai visą tai tau padovanosim, šiaip faini produktai, kaip pasakyt, sako padeda. Energingi plaukai dabar bus. Ir kas nematėt ir galvojat, kad nepadeda, pažiūrėkit į Dovio paskutinį story, ką jūs galvojate, Ispanijai kirpėjų nėra, bet pažiūrėkit, kaip apžėlės. Tai kaip pykla dažniau dabar reikia vaikščioti. Tai, bet žinai, kaip sakyt, išlaikysi. Vešli plaukai bus, oi. Taip, tai dovanas tau nuo mūsų partnerių, nuo mūsų rėmėjų, sudėsim gražiai į dėžutę po laidos. Ir ką? Grįžtam tada į trasą ir sąlyginai, sakykim, kitokia karjera, sąlyginai kitokia pradžia negu visų kitų. Ir kada skaitai buvo tavo, o gal yra ir bus tavo karjeros tas pikas, kada tu save skaitai, kad esi greičiausias trasui, kada tavo rezultatai buvo geriausia, kas yra tavo ta viršūnė. Beje, kiek tų metų tu... 27. 27. Ai, tai dar jaunuolis palyginus su manim. Dar palygins, jo. Širdį dar tikrai jaunas. Manau, ir Garminas rodo, kad fizinis pasiruošims 20 mečio. Tai... Tai jaunas dar. Nice. Tai dar jaunas, tai dėl to ir klausiu, galbūt dar nebuvo, galbūt dar bus, bet kaip tu galvoji, ar dar bus tas pikas, ar jis jau buvo, ir jeigu buvo, kada jis buvo, kada įsivaizduoji, Domantas Jazdauskas buvo greičiausias? Aš manau, dar bus tas pikas. Geras. Dabar neužilgo, galim taip sakyti, nes dabar pagaliau susidėlioja visi kiti reikalai, kas anksčiau to nebuvo. Tai dabar turiu važiuoklę, kur esu labai patenkins, turi jau ištestuotą motorą, kur irgi viskas gerai, ir turim komandą, kur gera atmosfera ir taip toliau. Tai šitie pagrindiniai dalykai, kur lemia labai daug rezultatą. Tai dabar tie dalykai visi susidėję, tai kažkaip manau, kad laukia geras sezonas ateinantis. Ir jeigu petis neskaudės, tai... Jo, bet kad ir skaudės, aš vis tiek važiuosiu čia, kaip bebūtai. Jeigu kažkas neskaudėtų, aš galvočiau, kad kažkas negerai. Tada reikėtų sunerimti. Tai... Čia kaip štanginė, jeigu neskauda, vadinasi, neauga. Jo, čia tas pats. Supratau, tai šiaip fainas atsakymas, kad, žodžiu, dar geriausias tavo laikas, geriausias sezonas prieš akį, ir irgi vienas žiūrovas buvo uždavęs klausimas, ar buvo jau karjeroj tokia mintis, kai galvoja jau viskas. Kai tėvai kiekvienais metais klausdavo prieš sekantį sezoną, gal jau užteks, bet ar pas patį jau buvo toks momentas, kai jau galvoji, kad jau ačiū? Kad taip, kad visiškai mest, tai tokių gal minčių ir buvo, nes vien dėl finansų, nes čia finansų tai kosmos, nes jau gal ir jauns, bet metai vis tiek jau duoda savo, tai vien dėl finansų ir šiaip dėl to, ant kiek laiko reikia investuoti tam sportui, kad pasiekti labai gerą tą rezultatą. Tai būdavo tokių dienų, kur rytoj varžybos, penktadienis, šeštadienį varžybos, ketvirtadienį buvo treniruotė. Tai buvo tokia jokinga dienelė tas penktadienis, nes nuo pat ryto reikėjo pačiam atsiruošti, nes aš vis laik pats viską tvarkaus motociklą nuo A iki Z. Tai buvo tokių momentų, kad reikia Latvijai išvažiuoti jau iš penktadienio, iš vakaro, ir dar montuoju padangas. Ir dėl to finansinės padėties seną mausą montuoju, uždedu tą padangą, seną mausą, padangą neišli padangą tiesiog. Tai tiesiog taip kaip nervas, jis suėmė menteruotę, tai bam, tai iš šoną, iš tų nervų,
Tai būna tokių momentų, kur jau atrodo stengiasi ir vis tiek dėl finansinės padėties, tiesiog neišeina viską, kad būtų naujas mausas sumontuoja ir dedi važiuoji. Dabar ten vėl išimti. Kažkas kitas sumontuoja. Tai seną mausą prikiši, kad išliptų tą padangą, tai turim tiesiog ir jo, tokių momentų, kad suerzintų, tai labai daug būna, nes laisvo laiko visiškai nėra. Tai jo, bet kad taip, kad konkrečiai, nebevažiuosi, tai taip minčių nebuvo. Taip. Bet aš dabar galvoju, ar nebuvo vienas sezonas, kai tu buvai biški perstojęs? Ne pernai, o užpernai? Nebuvo taip, kad ne visą sezoną važiavai, ar kad visai lygtais nestartavai? Šiek tiek buvo. 21 buvo dėl traumos irgi, visą sezoną praleidau. Traumą, sakykim, čia atmetam. Ir buvo tokių sezonų, kur studijos neleido irgi pilnai iki galo, po to ten... Ką tu mokinies? Statybų inžinierija. Okay. 6,5 metų prasimokau. Kaip ten sako, pirmi 3 metai pirmam kursė sunkiausi. Tai pradžiai gauti kolegijai, tada universitetą, tada magistras dar. Šiaip fun fact, aš irgi pagal mokslus esu statybos inžinierius. O taip, geras. Baigėsi. Dirbau lygiai turbūt 0 dienų, nes baigiau 2007, kai ta buvo tikra nekilnojamo turto krizė ir ten 3-4 mėnesius ieškojau darbo pagal specialybę, no chances buvo, ar tiesiog išėjau į kažką kitą, žinai. Tai aš irgi statybų inžinierius pagal diplomą. Geras. Tai supratau, žodžiu, esmė finansai, fiziškai traumos, mindsetas, tas tikrai neprivers dar greitų metų baigti. Vienintelis dalykas tai yra pinigėliai. Tai buvo tokių momentėlių, kad tai trūko pinigėlių irgi daugiau tada kitiems dalykams, tada dėl darbo ten išėjau už darbą. Bet tu dirbi, tu turėdavai day jobą tą vadinamą? Jo, pas tėvuką ten autodalių parduotuviai, tai būdavo ten, kad taip reikės pavežioti, taip reikės surinkti, tai visus tos laikus ir dirbdavau irgi, ir studijuodavau, dar važiuodavau. Tai to laiko ne per daugiausiai būdavo, tai viską, ką užsidirbdavau, tai taip kardinaliai, taip viską taip sudėdavai. Link motokrosų daugiau niekar. Nes aš kodėl klausiu, nes kažkaip man pernai metų sezonas taip įstrigo, kad, kaip ir sakau, tu, gal man taip atrodo, bet tarsi lygtais buvai tokia pertraukėlę padaręs ir pernai sezoną vėl grįžai į pirmas varžybas. Ir mes, kai kalbėjom tada po biržų, ant mano namelio, ant stogelio tą interviu, ir tu netgi pats pasakei, kad vėl atsisėdau, praktiškai nesitreniravęs, ten biški ir kardio reikėtų daugiau, nes rankas veržė, aš čia grinai tave cituoju. Bet tu sakai, toks kaip ir tarsi nesiruošęs 100% į sezoną, žiūriu, kad rezultatai žiauriai geri ir nusprendė, kad vėl varysi 100% ir pernai metų sezonas, bent jau kiek iki Utenos tave matėm, buvo kažkas tokio. Lygiai taip pat tos pačios vėl grįžtų, žinai, į savo namų varžybas, kai tu ten su tais estais kapojais, kur tikrai atvažiavo iš to šalies, kur šiek tiek biški gal aukščiau tas sportas ir ten buvo man atrodo, irgi Estijos čempionato tokie lyderiai ir tu ten, su jais kapojais normaliai ir ten ir tu pats pamatei, kad kaip ir išeina važiuoti, žinai, tai va dėl to aš kažkaip tavęs ir norėjau užklausti ir pats užfiksavau tą variantą, kad tarkim biški lygtais buvai atleidęs ir tada vėl supratai, kad reik toliau važiuoti, nes gerai važiuojas. Jo, šiaip gerai, nes daug ką davė ta amortizacija, tą gali pasakyti. Tiesiog pradėjai fainai jaust, kad galima gerai važiuoti iš to. Tai tas labai daug davė to pasitikėjimo savim. Pareklamuok, su kuo tu dirbi? Su ProRacingu. Tai jau, nežinau, tai jau kelią atgal tikrai nebėra. Jau ir Latvijai siūlė irgi padaryti ir amortizaciją, bet ne. Nebenori, jau radai savo tą tokį aukso viduriuką ir jau šoną nebeis. Atidirbtą sistemą, jau nieko nebereikia keisti, ir šį sezoną jau turi savo tinkamą tą setą vadinamą amortizacijos, tai visiškai ramus, žinau, kad gerai veiks tie amortikai ir saugiai jausios, nes man čia yra svarbesnis dalykas negu variklis, tie amortizatoriai.
variklis gali būti stokinis, bet jeigu amortikai nedirbs, tada bus reikalų, Jo, nes labiau fiziškai pasitiki. daugiau pavargstu ir taip toliau. Tai va dabar su tais amortikais, tai vat vien dėl fizinio pasirengimo irgi į naudą yra, kad daugiau, ilgiau greitai gali išvažiuoti. Ja, tai ir buvo ir praeitais metais irgi tokių momentų, kad žinau, kad galiu būti pirmas, bet kas iš to, kad aš to greičio net neįvaldysiu iš fizukas. Okay. Jo, aš tos biržos ten tą vietą, kad tikrai dėl greičio galėjau ten aplenkti, nu tos 2 ratus ten aš būčiau aplenkęs ir nuėjęs ten. Bet kas iš to kapotą man jau viskas jau tos rankos pakirsta ir taip toliau. Ir iš to irgi, žinai, gali ir klaidos atsirasti ir jo, tada tas ir apie tai pagalvoji vis tiek, kai važiuoji. Jo, Belgijai va turėjau va tokį irgi. Tai va čia tas nebaigtas tavo, nebaigti. Jo, nebaigti reikalai, kad irgi išstartavau, atrodo viskas gerai, čia varysiu dabar, nu viskas, antras išėjau į startą, galvoju viskas, nu reikia varyti maks. Tai tada apėjau pirmą ir visiems 2,5 sekundės užkroviau. Ir tada 15 minučių, man atrodo, pirms važiavau, bet gavos, kad nebetlaikė, ne? Kiek eikiau save. Bet ta prasme, varėjai 15 minučių ir jaučiu iš karto, kaip bam. Jo, taip ir buvo. O kai Prada viens aplenkė ir po to jis jau krenta į apaštį, taip ir man buvo, kad viens aplenkė, motivacija šiek tiek dinga ir tada pradėjau keiktis, tiesiog važiuoju. Ir kelintas baigiai? Ta važiavimą, kai pirms važiavau, net į 20-tuką net nepapolė. Tai realiai 15 dar. Pirmas, ir tada likusius 15 iki... Jo, 22 man atrodo, o tada antrą važiavimą ar 10 ar 11. Kažkur. Tai jo, bet įmanoma greit važiuoti, bet va, šiais metais va, dabar labai daug dirbom fiziškai ant tų mano silpniausių vietų dabartinių, tai kažkaip va, ir įdomu, kaip va, dabar bus atsisėdus ant motociklo po tokias pertraukos. Kiek laiko dabar nevažiavęs? 9 mėnesius. Nevažiavęs? 5 treniruotės padariau, jo. Nesgi tau lūžo ir po to lūžio. Išnyra man. Išnyra, nelūžis buvo, ne? Raktikaulį. Jo, raktikaulį. Tai va, aš ir norėjau paklausti, Utenos tas etapas Lietuvos čempų buvo 4? Antras, man atrodo. Antras? Ne, Biržos buvo antras. Biržos antras? Jo, Biržos, man atrodo, buvo antras, nes mes tradiciškai kažkaip gaunas, kad pas mus visą laiką sukrenta antras. Tai ten buvo arba 3 arba 4, tai tikrai. Nes paskutinis, man atrodo, tais metais buvo liktais, jei neklystų, Mickūnuose, galiu klyst, bet ne antras, tai tikrai dar žinau. Buvo Pakruojai. Jo. Pakruojai buvo. Jo, nes Pakruojai buvo ten Robusta, jeigu neklystų, buvo ten jų gimtadienis, buvo ten didelis renginys, tai jie buvo pirmi, mes buvom antri, sakau, ten arba 3 arba 4. Tu nepamini kelintas, tu stovėjai tais metais iki to etapo MX1 klasėje? Man atrodo antras tada. Antras, ne? Ir tai, man atrodo, spėjau... Ten 3 taškai buvo iki pirmos vietos. Spėjote ten tie estai taubiški sumakalavote ten reikalus ir panašiai. Nu tai vat, ką norėjau pasakyti, aukštai stovėjai, kiek atsimenu tose varžybose Utenos kvalifikacijoje, ten pakroviai visiems, jeigu neklystų, pirmas buvo į kvalifikacijoje, nu ir tada tas pirmas posakis. Pirmas posakis, jo. Ilgai nevažiavau. Aš žinok, kai pažiūriu tavo Instagramą, vakar ar užvakar, žinai, scrollinau, sakau, tiek nedaug, žinai, tų įrašų ir ten kas trečias, krešas. Bet jau toks krešas. Nu, bet specialiai daugam patinka, tai žinau, tai kažkaip. Jo, tai... Daug ir prikeliu. Kokios mintis buvo? Atsikėliai, kaip tu ir sakei, ir jau kad sasiską jau ten... Pirmas mintis buvo, kai atvirtau, galvoju greičiau sėsti ant moca, nes to skausmo visiškai nebuvo, bet jaučiau, kad kažkas negerai čia, petį, kažkas jau tokio jaučias, bet pats pagrindas buvo, kad aš įkvėp negalėjau. Matyt, plaučius gavau stipriai, tai jo, ir to pačiu ir šonkuliai buvo irgi lūžę, čia gali, tai kaip negalėjau, toks atrodo pradėjo, taip vandenis kauptis gerkliai, toks nemalonus, toks jausmas buvo. O petys tai taip, skaudėjo ir viskas, taip tiesiog. Jo, tai pirma mintis, kada greičiau sės, gal dar pravažiuosiu tas varžybas, bet po to žiūriu, kad nekyla ranka visiškai. Jo, tai kažkaip ta trauma nebuvo skausminga, bet labai ilgai užtruko. Jo, tas visas procesas gyvas. Šiaip lenktynės tokios legendinės, man atrodo, aš irgi kažkuriam podcast'e jau šitą pasakojau,
bet aš nebuvau tada ir atsimenu sekmadienis irgi kažką ant sofkytė, žinai, guliu, žiūriu ten kažkokį sportą ir man ten kelios ateina žinutės iš mano draugo, kuris visiškai nesusijęs su sportu ir sako, kur tu esi, žinai, čia pas jūs, žinai, vieną po kito veža į ligoninę. Motokrosininkus. Aš sakau, nu blemba, liktais nieko nevyksta, ten vyko, man atrodo, Grigiškėse kažkoks ten test drive, jeigu neklystu, Starko buvo, galvoju, kas ten su tais Starkais taip prisidaužė. Sakau, Vilniui? Ne, Utenoj. Aš sakau, iš kur tu žinai Utenoj? Tai sako, mano draugė primamajam dirba ir sako, kad tavo draugo draugus veža. Ir aš, žinai, galvoju, what the hell is going on? Ir tada tai buvo, ten žiūrovams, kas pirmą kartą atvarė į motokrosą, turėjo būti baisus reginys. Baisus. Nes tą patį važiavimą ir greitukių pritrūko. Tada aš guliau visą laiką tą. Ir po to dar vieną buvo incidentas ten. Nu, žinau, su Platkievičius, kur reanimuot reikėjo. Jo, atsimenu, tai žodžiu varžybėlės. Nu ir ką, tada sezonas baigtas, ar tada nebuvo tokio biški down, kad iš serijos blemba taip vėl buvo, nes aš tada jau buvau taip morališkai pasiruošęs laimėti, jau čia man jau kitų išimčių net nebuvo. Tai va toks buvo toks gaila vien dėl to, kad negalėjau parodyti dar savo pilną potencialą. Tai va tas gaila tiesiog buvo, bet šiaip tai, ką žinau, tos pripratęs prie tos gausmo, tai kažkaip trauma, čia tas paskas padantis, ten eit susitvarkyti dantį, jau vos netokiam principė. Tai kažkaip taip. Eilinė diena ofise. Na, tai kažkaip vien dėl to liūdna, ne tai, kad susitraumavau, bet kada nebegalėjau finišuoti varžybų. Tais metais tikėjais jau. Jo, tai tais metais jau norėjau labai. Jo. Ir aš tada noriu grįžti dar kelis sezonus atgal, kai dar važiavo Arminas ir dabar galvoju, ten buvo ar 23 sezonas, kur iš serijos buvo ta lietuvių tarpė, žinai, buvo ta tokia biški irgi priešprieša, žinai, tarp tavęs. Čia su Gasgasu važiuoju, tai 22 tikriausiai. Gali būti. Su Gasgasu, jo. Ir buvo ta tokia priešprieša, kad Arminas vis tiek, Arminas ir iš serijos, o tam sezone, jeigu neklystu, jis jau tada nebebuvo su Factory, nebevažiavo, jeigu neklystu. Ir vėlgi, nesupyk, žinai, Arminai, jeigu taip sakau, bet, tai buvo turbūt, kad jau vis tiek ta forma buvo šiek tiek pakrytus ir jūs ten pakankamai rimtai kapodavos. Beje, kelintais tu metais MX1 čempionų tapai? Man buvo 17 metų, 4,5. Aha. Ir tu vieną kartą tik buvai Lietuvos čempionas? Ne, 4 berods. 4 kartus. Tai žodžiu, 2017 tapai realiai visus tada sezonus jo, praktiškai vos neišėlės, tai galas. Jo. Ir nes Arminas spėjo tada, kai jis važiuodavo jau MXGP, tada Lietuvos etapus net negrįždavo. Ir realiai tu buvai tas vienvaldis lyderis. Ir tada buvo, kad jis kažkaip grįžo ir tada atsimenu irgi ten ir tą number one play tą dėdavos, tą raudoną, žinai, kai taškuose lyderiaudavo ir ta buvo tokia priešprieša. Ir aš galvoju, to sezono vienos varžybos Šiauliuose, jeigu neklystu, ne? Buvo. Su tavimis ten kapojas, kai buvo tas jo krešas. Ilgai stengiausi jo laikyti. Nes tu pirmas išėjai iš starto kažkaip ir po to jį laikai. Ir Rokiškai irgi buvo tokia faina kova. Ir irgi netgi yra nuotraukai, va taip, bratas ir ratą lėčias padangas, vos ne taip. Okay. Tai buvo. Tai tada Šiauliuos laikiaus taip, maksimaliai jau stengiausi, jau pušinau, kol grivims buvo, kol jau nebeišėjo laikyti, nes toj vietoje jaučiau silpnesnis būtent prie bangų, tai toj vietoje jaučiau, kad gali būti lenkimus ir būtų aplenkęs, jeigu nebūčiau skrubinęs ten labai stipriai, tai tiek stipriai užskrubinau, koja kliuvo į žemę ir Supermanas koja į galą. Palauk, irgi, man atrodo, tas videkas yra. Yra. Kažkaip pataiko nufilminti visą laiką, įjungia kamerą. Esminį, žinai, punktus greitai užfiksuoja. Jo, tai ar galiu pasakyti, kad esi toj, pavadinkim, tikroj kovoj 1-1 yra tų kada nors, taip ir nepavyko aplenkti Armino? Vieną kartą išėjo, man atrodo. Jo, Rokiškė, man atrodo. Tai va tos kitos. Ta vieną kartą. Jo, jisai važiavo iš paskas, bet pat, man atrodo, Firta. Jo.
tai tada tai pavyko. vadinas jo, Šiaulius prisimenu irgi tą, kad laikiai gerai iš starto išėjęs ir tu krešinai, o tada Rokiški gavos atvirkščiai, kad jis vijos perdegė ir jis krešino. Taip gavos. Jo, tai tada buvau laimingas labai. Jo. Aš manau, jo, nes vis tiek esmė yra kokia, čia kaip James Stewart, žinai, istorija. Jo, tu gali būti greičiausias ten 2 sekundėm, bet tu turi finišuoti. Ta prasme, tu negali būti greičiausias 3 ratus ir po to, žinai, kulversti dėti. Tai bet kokiu atveju didelė pagarba ir tam raideriui, nes kažkada yra ir linksai pakrovęs malkui. Tai aplenk tokį raiderį, kad ir suklyda jisai vis tiek ir smagu, kaip bebūtų. Kad ir kartu atvažiuoti vien šalia kito, jau tada, kad ir važiavo, tai kažkaip, kai esi tapęs čempionu, tai tą patį titulą tapti kažkaip nebėra taip jau labai didelio noro. Man dabar jau tas didelis noras, kad būtų kova, būtų su ko pasirinktyniauti, kad kiltų tas rezultatas visas. Jau. Tai kad ir Erlands Mackonis ir prasivažiavęs, tai man kaip tik fainai. Jeigu Erlands nevažiuotų, tai mano rezultatas, kristų visiškai. Tada aš ir pasilikčiau tam pačiam lygiai. Bet kai yra su kuo, tai tada ir lygis ir ką stengtis. Pas mane čia ir yra tas parašytas, tas vardas ir pavardė, nes būtent grįžtant tada jau po to sezono, apie kurį apkalbėjom ten 2-2, kaip suprantu, kai jau Arminas jau visai pasakė, kad nebevažiuoju ir baigėsi, jeigu neklystų karjerą, ir tada, visa Lietuva, visa Lietuva, tai tie 5000 turbūt, kur mūsų motokrosą, žinai, bendruomenės, gal biški daugiau, visi iškart kalbėjo, viskas, sekantis sezonas jau yra Domanto, jau visi ten, žinai, ar tu pats jautei tą, kad ateinantį sezoną jau vėl pagaliau, žinai, aš lipsiu ant pirmos, vėl numeris 1 bus mano ir panašiai. Žinai, link ko lenkiu? Ne, dar nesupranti. Tai Arminas baigė, visi, žinai, kalba, kad dabar jau kiti metai tavo. Ir tada Erlandas perlipo ant MX1. Ir jis, man atrodo, iškart pirmus metus. Aš senai jau jisai man iš galo, taip, jau senokai jau jaučiau iš jos spaudimą, net kai su 250 kai važiuodavo. Jo, nes jūsgi jungė visą laiką MX1. Tai būdavo visą laiką, iš paskas važiuodavo, kad ir su 2,5. Tai čia pilnai tikėjausi, jaunas raideris, jau daug važiavęs, tai daug stengęs važiuoti. Tai jau nuo 2,5 jau matydavau, kad bus. Tu nebuvai toj, kaip pasakyti, toj valti, kur visi sakė, jau bus easy metai Domantui, tu suprasdamas, kad jis pagaliau Erlandas perlipa ant galingo moco, kad jau čia jau bus reikalų. Ir man atrodo, tais metais jis ir laimėjo, jeigu neklystu. Man atrodo, jo. Jo, tau irgi ten kelios, kaip čia pavadinti, baronkos, man atrodo, nebaigė irgi ten kelių važiavimų, jeigu neklystu. Ir čia labai daug sudedamųjų, tai kaip ir sakiau, tos studijos, tai tie darbai ir taip toliau. Sezonas nebuvo tavo... Jo, tai dar susidėjo visokie kiti niuansai, kur tikrai ne į naudą buvo rezultatui. Jo, tai todėl ir šiek tiek tas rezultatas pakilo, Mackoniui pakilo. Tai ar galim pasakyti, kad 2026 metai laukiam Erlando ir Domanto kovos, jau dabar full on, motociklas check, amortizacija check, variklis check, fizinis pasiruošimas check. Tai šiemet reikia laukti geros kovos, vadinasi. Dar pačekinti reikia sveikatą šiek tiek. Dabar matai, kad Erla irgi ten Ispanija šiais metais jau suka dabar. Jo, šiaip... Ar ne pirmas sezonas dabar išvažiavo į Ispaniją? Man atrodo, pirmą kartą išvažiavo. Tai aš irgi buvau nustebęs, kai jo Instagrame pamačiau, kad Kaunas Ispanijoje, kaip jis ten... Jo, aš irgi nustebau pamatęs. Žiūriu. Irgi su Yamaha, matai, šiemet. Tai Yamaha visi išveda. Jo, ten Kawasakis jam irgi birėjo, ten sankaba kelis kartus ten degė, jeigu neklystu praeitą sezoną, tai jo. Aš beje jam rašiau, man visą laiką įdomu tą technikos, žinai, dalykai, kodėl tai taip ir panašiai, tai labai daug nesigilinant, tiesiog sako, taip sukryto kortas ir norim pabandyti su Yamaha ir sako, mocas nėra blogas, tai... Tai turėtų būti gerai viskas. Tai šiemet
laukiam, nesulaukiam. Kokiose Lietuvoje startuosi, tik čempė ar ir tauriai važiuosi? Taurė nežinau, taip gal ne, tik tai čempionate jo. Supratau, žodžiu, čempionato etapai tikrai Domantą sutiksim visuose etapuose. Taip. 4 ir 5 šiemet, man atrodo, irgi. Jo. Ir dar tokia naujiena. Cross country. Irgi važiuosi, ne? Taip. Bet tu irgi esi važiavęs. Jo. 2-3 metus, jeigu neklystu, ten irgi visus. Ir man atrodo, 2 sezonus kažkaip sekės važiuoti. Tai tu ten irgi tradiciškai pirmo trejetuko motokrosininkas, with all due respect to all you visi enduristai ir cross-countryninkai, bet su visa derama pagarba ir čia sėdėdamas Dovydas yra pasakęs tą, kad motokrosas sunkesnė disciplina ir jūs tradiciškai ten, pirmas vietas jamat. Ir tu, kai važiuodavai, irgi ten lenkdavai visus ten. Jo, pavykdavo taip. Kodėl ne? Nes kad tiesiog daugiau valandų ant moco nori, ar kažkokiai komandai priklausysi, kad į cross country grįžti? Komanda tai aišku aukštaitijas, tai savo komanda. O šiaip tai vien dėl fizinio pasirengimo. Gal galim taip sakyti, kad fizinis pasirengimas labai daug duoda. Nori, žodžiu, ilgai. Daug kas sako, kad prarandu greitį tam cross country, nes kai pradėjau važiuoti cross country, tai gavos, kad tie metai sukrito, kai man visi tie mokslai ir taip toliau sukrito, tai tais pačiais metais ir cross country pradėjau važiuoti. Ir gal visiems tai pasirodė? Ir visiems pasirodė, kad pradėjau cross country važiuoti ir čia tau nesivažiuoja, nors žmonės nemato daug tų kitų dalykų, kur vyks gyvenime, tai čia tikrai ne cross country viskas sudėjo, cross country kaip tik man pagelbėjo, nes yra atskira technika, kai tu važiuoji pailsėjęs ir kai tu važiuoji pavargęs. Tai kai pavargęs tau visokia kita technika veikia visiškai. Tai cross country vėl kitokia technika važiavimo yra, daugiau į priekį žiūrėti, daugiau priekį stovėti ir daug sudedamųjų kitų dalių yra, kur reikia. Jo. Tai cross country man patiko, buvo momentų, kur tiesiog tokių, kur trasos nelabai ten, kur rasta akmenis ir taip toliau, bet šiaip į naudą tas dalykas yra, dėl fizuchas, nes, sakau, kaip... Tai šitą sezoną, spėju, tradiciškai tau anksčiau prasidės negu motokrosą. Jo, dabar atkėlė, turėjo būti kitą savaitgalį netgi, tai būčiau važiavęs visiškai be treniruočių, dabar bent jau atkėlės treniruotės nuvažiuosiu, dar spėsiu pavažiuoti prie... Ir su enduriniu motociklu važiuosiu, ne su krosiniu. Jo. Tai tas irgi bus įdomu, kaip su to enduriniu seksis, nes niekada nevažiavęs. Kažkada su Jūciu beta važiavau, buvom pasikeitę, pavažiuoti kelis ratukus. Jo. Tai pirmą kartą dabar važiuosiu su enduriniu, tai žiūrėsim, kaip važiuosi. Bet paklausiu tada, jeigu jau tai pasakėjai, paklausiu tiesmukiškai ir paprastai. Bet čia yra ar kažkoks planas irgi daryti tai, ką padarė Dovydas, ką daro Narimantas? Svajonės yra jau nuo pat, kai buvo toks, dar net moco neturėjau. Okay. Čia įdomi. Sėdėjau prie telika, tėvui sakau, noriu. Kartu noriu. Okay. Mintis yra visokias, tai šiaip nuo pat mažens tą svajonę noriu įgyvendinti. Blemba būtų gerai, ta prasme lietuvių komanda ten ir šiaip jau įspūdingai atrodo, tai... Jo. Tai kažkaip orientavimosi sportą irgi gerai sekęs ir trenerė norėjo labai orientavimo sportą, kad pereičiau, nes šiaip daug nedalyvaudavau varžybų, bet kai dalyvaudavau, tai kažkaip sako, iš vis nedalyvavęs, bet orientuojas gerai žinai, kaip sugaudyti mepsą ir panašiai. Tame šiek tiek patirties ir tai Okay. Neužsiminėm, bet žinom, apie ką kalbam. Jo, kaip ten sako. Tarp eilučių visi supranta, ką kalbam ir panašiai. Nu geras, žiauriai, cool. Šiaip, įdomu, labai gerai. Tai reikia stebėti irgi tada, sekti visus Instagramus, sekti visą informaciją ir žiūrėti, ką... Na, čia dar svajonė, dar kokias, dar jo. Čia taip. Bet jeigu jau pasakėjai, vadinasi, jau kirba, o jeigu kirba... Man jau kirba jau nuo pat mažens, moco neturėjau. Kaip ten sako. Dar kol su dviračiu po kiemą važinėdavau jau. Jeigu jau man būdavo. Reikia pakasyti.
Supratau, nu cool. Tai noriu apie vienas varžybas irgi konkrečias pakalbėti ir galbūt ne apie vienas, bet apie vieną pavadinimą. MXON, MX of Nations. Kiek tu kartu atstovavai Lietuvos rinktiniai? 5. 5 kartus. 5 Tai kartus. Kodėl aš taip galvoju, kad visą laiką kalbinu, galvoju, kad tie skaičiai mažesni. Tai ir aš dabar galvoju, kad tikrai nepasakysi žodžio 5, tai daug. Realiai daug. Tai vadinas buvo vienas tarpas, kai realiai metai iš metų važiuodavai. Praktiškai. Ir pirmas sezonas tada ir buvo, kai tapau čempionas jau nuo 17 metų. Tai man ar 17 ar 18 metų, kai buvo man pirmas. Kur pirmas buvo? Material Basin. Ok. Jo, Anglija. Jo. Tada ir Karka buvo ir Milevičius buvo pirmas. Tai buvom jauniausia komanda. Visi tokie nepilnamečiai atvažiavo į pasaulio čempionatą su reikliais kapotis. Su tėvų leidimais išvažiavo. Jo. Tutė įsitraukia, padėjom stalą važiuoja. Ai, pas jis irgi žodis tutė, ne? Yra. Jo, žinau, apie ką kalbė. Jo, tai šiaip cool, 5 kartų Material Basin. Tai ir gavos, ir tada toks biški kaip ir įdomus variantas. Pirmas tavo ir dabar paskutinėse Mix of Nations, kuriuose važiuoja, irgi buvo Material Basin. Jo, Material Basin. Tai taip gavosi, įdomiai sutapo. Jo. Ir kaip sakyt, buvo jauni ir perspektyvus, o paskutinės, žinom, kom ten baigės. Gerai buvo. Aišku. Anglija, aš biškai maišau su Erne. Taip. Nes Erne dar buvo, ten dar normaliai. Jūs ten UK ten buvo, to trečio raiderio, kad žinai, klausimas. Aš noriu pamiršti tas varžybas. Jo, tai gal ir ne, tada ne apie jas, bet tu buvai vienas iš tų laimingųjų, tu Amerikoje buvai. Buvo. Jo, tai buvai tais metais, kai važiavo Arminas, kai važiavo Dovis ir važiavai tu ir jūs buvot Amerikoje, Red Bud'e, ne? Jo. Tai aš apie šitą noriu pakalbinti. Kaip ten buvo? Jauteis kaip raideris, ar jauteis labiau kaip fanas, kur gauni visus pamatyti, žinai? Ne, šiaip, kai ne pirmas kartas fanas buvau, kai 17 metų, kai buvo, tada taip atrodo, čia žiauri, faini, čia taip ir toliau pirmą kartą stosiu prie tokių raiderių į startą kartu. Tai tą kartą kažkaip labai daug atsakomybės jaučiau, nes vis tiek labai daug pinigų investuota, kad jie atvažiuoti tenais, į Ameriką, ne visą laiką nuvažiuoti, pavažiuoti. Tai labai daug atsakomybės ir tas susikaupimas labai didelis buvo, tai kažkaip dėl fanų tai nesukau galvos, bet šiaip tai šiek tiek kitaip įsivaizdavau tą visą reikalą. Tai kažkaip galvojau, kad ten bus daug viskas plačiau, kažkaip daug masiškiau. Galvojai, bus Amerika. Jo, galvojau tokį, bet taip nebuvo tokį didelį įspūdį, tikrai ir Europai turim. Aš manau, Erne įspūdingiausiai atrodo. Panašiai. Ne? Panašiai labai. Tai kažkaip tas, tai ten gal kitokie ten kameramen, ten kitokie, ten kitaip filmuoja, gal kitaip ir atrodo. Bet ten realybėje tai ten nesijaučiau, kad ten kažkas ten taip. Okay. Tai labai patiko ir kas labiausiai patiko, kad Šimoda iš paskos važiavo porą ratų. Aš tai taip susikaupęs važiuoju, girdžiu kažkas su 2,5 iš galo važiuoja. Tai taip ir spaudžiu ir uždarinėjau, taip naglai, taip kertu ir vis. Ką žinau, kas nuvažiuoja, galvoju, 2,5 kažkoks skirtumas, kas važiuoja, jeigu uždarai. Ir po to žiūriu aplink Šimodą gal parašyti, ups, taip galvoju. Aš manau, kad jokio žinai, tiesiog lenktynės. Jo, čia viskas gerai. Jis daro taškus, žinai, tai galėjo ten ir Eli Tomac būti, žinai, iš serijos lenktynės vyksta. Taip, tai labai faina ir šiek tiek davė to įspūdžio trasą, bet kažkaip galvojau, kad bus dar kažkas. Žodžiu, davė daugiau pati kaip trasa, kaip track, negu pats visas tas eventas, kaip įsivaizdavai, kad bus bigger. Kaip eventas, tai gal ir nebuvo toks jau masiškesnis, aš manyčiau, toks, kad dėl žiūrovų, nes ten tie žiūrovai ten pilna visur, kur tik eini tų žiūrovų. O kažkaip ten atrodė mažiau šiek tiek gal. Jo, tai Amerikoje. Bet kas labiausiai patiko, tai tas Amerikoje žmonių palaikymas visur, kur eini.
vat kad ir vat, mes Lietuvos džempus užsimetę, einam ten palei trasą ir kažkas iš šono va taip sako, o, Lithuania, let's go. Tai va tas labai patiko. Ir šiaip va, buvo tokių momentų, kur random ateina lietuviai prie mus. Lietuviai Amerikoje. Ir, pavyzdžiui, prancūzai, kai buvom, nei kart nebuvo kažkaip atėję lietuviai kažką palaikyti. Aš žinau tikrai, kad buvo. Nu, bet ne tiek. Ir po to ateina netgi amerikonas, tai sako, o mano senelis buvo lietuvis, sako, geras, aš jūs palaikau, sako. Tai kažkaip va, tas palaikymas patiko, kad ir net ne lietuviai, bet ir šiaip atrandom žmonės, nėra taip, kad ai, tik Ameriką palaikau ir viskas. Visus palaiko, bet aišku, Amerika ten bet kokiu atveju, Amerikonai, Amerika ten jau labai stipriai kaip kumštis laikos, bet palaiko ir visus kitus. Nėra taip, kad, ai, nežiūriu, jūs čia lopai. Sportininką palaiko. Tai palaiko visus, tai va tas man nenustebino, nes kur kitur varydom, tai nieks net nebūdavo taip, kad random eini, o, Lithuania, varykit, random žmonės taip. Kuriuose nacijose tu save vertini, kad geriausiai suvažiavai, nes aš dabar tiksliai irgi nepasakysiu, bet vienose tu labai gerai kvalifikavaisi, jeigu kažką nemaišau. Šiaip, man atrodo, geriausias buvo ir ne. Man atrodo, 17 baigiau. Dar Asen, Olandijai, kai buvo irgi smėlio trasa. Tai tada ilgai Max Nagel netgi už galo važiavo. Tai ilgai ten 12, man atrodo, važiavau, po to 15. Ir būčiau baigęs 15, bet 2 ratai beliko, aš ten montavau, ten ar 18 baigiau, bet irgi geras rezultatas. Montavau. Ir, virtau. Jo, nuvinguriavau biškai nuo trasos. Tai gavos taip, kad vos patekom su Dovydu į finalą. Dovydas labai gerai suvažiavo ir mes ir ten ar 3 pozicijų, jeigu nebūčiau. O kas buvo tais metais? Man atrodo, Milevičius gal tada dar važiavo. Kas? Ai, ne, Arminas. Buvo Arminas, jo. Jo, tai 3 buvom, Arminas ten buvo susitraumavęs, tai nevažiavo, tai mes vadvėsę su Dovydu važiavom. Tai ten ar 3 taškų pritrūko, tai jeigu nebūčiau virtas, gal ir būtumėm net tiesiog į finalą patekę. Tai tada buvo geras varžybos labai. Ir va, tos ar ne paskutinės, tai su Laurencu kartu važiavom šiek tiek. Tai irgi buvo toks geras, ne? Jo, nes 7 išstartavau berods. Ir 1 ratą, bet ir baigiau 7 į priekį, žiūriu, važiuoju Laurencas. Už galą važiuoju, tai jausmas. Pagrindinis džetas. Jets, jo. Tai buvo jausmėlis, ui. Matas netgi priekį, o, pirmus ten važiuoja. Tai jausmas geras. Bet va čia, žinai, ir išeina toks klausimas ir aš, pavyzdžiui, irgi dažnai matau tą pačią tendenciją. Žiauriai daug dirbat ir kalbu ne apie tave, kalbu apie visus. Ir tas tempas, vat irgi šiandien kalbėjom, tas tempas kaip ir yra. Ką jie, kalbu jie, tai turiu omeny, kad ir tie patys trejetukas ten Latvių, o trejetukas Estų, ten MXGP, ten 10. Kaip tu galvoji, ką jie kitaip daro, kad jie išlaiko tas 3 minučių? Ar vėl tas pats, žinai, mocas jiem padeda, kad jų ten neuždaužo? Ar, atrodo, lygtais senais laikais, tai ten, kai kalbėdavom, žinai, Saulių, ten, ar gal netgi tą patį Arunsę, žinai, kai kalbini, kai irgi 40 metais, kai pradėjo ten, gudus laikai buvo, pavadinkim taip. Dabar lygtais tas technikos, žinai, kaip ruoštis, ką daryti, kaip ir yra. Kaip tu galvoji, kur pritrūksta tų 10 minučių, žinai? Kaip kokios varžybos, jeigu užsienio važiuojant, labai daug duoda tas trasas, kaip dabar, kai važiavom, Materli Basin, tas paskutinės nacijos. Ten provežos tai buvo trasas, žvėriškos. aš gyvenime net nematęs dar tokios trasos, tai atvažiavus tokios varžybos, jau tiek metų važiuoju, bet aš dar nematęs tokios trasos visiškai gyvenime. Ten kitoks ir stiliukas, ten atleidi gazą, kietas gruntas, turėtų bėgtas motociklas, ten atleidi gazą daugiau stabdo negu ant smėlio. Tai tas trasų įvairiškumas labai daug duoda tą niuansą. Duodu garantą, atvežtumėm 10 į Lietuvas trasas, tai mes ten daug neatsiliktumėm. Bet ten nuvažiavus, tai vien dėl trasų. Ir šiaip, mes Lietuvoje daug prasišaudėm, mes kitaip čia važiuojam, vis tiek mes duodam čia gazą. Ir užtenka nuvažiuoti į Latviją, kur mes mažiau treniruojamės į tą trasą, tai jau nėra tokio greičio. Jo.
Tai va tas trasų išzulinimas labai daug duoda. Ir prisitaikymas gal kaip greitai. Jo, tai va, tai jeigu daugiau trasų, kitokį trasų paruošimą turėtumėm Lietuvoje. Bet ką turiu omeny paruošimą? Kad reikėtų sudrapakuoti, kad nedarytus bortai, nes pas mumis visur trasose yra bortai. Tai kai bortas yra visai kita technika, kai yra vėžė, vėl kita technika yra važiavimo. Tai mes tų vėžių labai daug neturim Lietuvoje. Tai... Pernai gerai biržas? Ne. Nes buvo, mes žinau, ten buvo lygo autostrada, žinokit. Autostrada. Bet tai ką tu turi omeny provežę, kai taip į tramplyną, žinai, ateini ir taip... Jo, būna, kad ten iki tramplyno 20 metrų jau tu pataikai tą vėžę, viskas, tu net neišlipsi. Ir netgi yra, kaip Materlė buvo taip, kad koks 30 metrų tramplynas ir nusileidime yra vėžios irgi. Tokios gilios iki pakojų. Tai ten reikėdavo net nedašokti. Nedašokti iki nusileidimo, nes į nusileidimą tiesiai nusileidus, daugam susmigdavo mocas ir eidavo tai per priekį. Tai turėdavai nedašokti va taifą ir tada, kad sumažinti greitį, kad mažiau amortikai susispaustų, tada tik tai tą vėžę pataikyti. Tai va Lietuvoje tokių dalykų tikrai nėra. Kad nusileidimas būtų provežuotas. Tai ten realiai bortų nėra vien tik vėžiam važiuoti. Vėžės. Ir čia Lietuvoje tokių dalykų nėra. Tai va tas duoda, kad mes neįpratę tom vėžiam važiuoti. Tai ir šiaip, kad ir užsienį nuvažiuotumėm treniruotis, tai mažai irgi būna tokių dalykų, kaip būna pasaulio čempionate. Pasaulio vis tiek čempionate tos vėžios susidaro greitai. Tik tada susidaro praktiškai tos tikros, tik tada gauni patirties praktiškai. Jo, tai reikia važiuoti būtent į varžybas, ne tik į treniruotis tam užsienį, kad patirti tą jausmą. Patyrę mes labai mažai, galim sakyti, taip, jo. Okay. Tai va tas daug duoda. Okay. Visiems tą patį klausimą užduodu, kurie būna iš tų jau topinių ir kurie jau yra važiavę Motocross of Nations visų laikų, jeigu paimt visus raiderius Lietuvos savo pikę, top 3 žodžiu, sudėliok Lietuvos rinktinę į Motocross of Nations iš visų laikų Lietuvos raiderių, kai jie yra savo pike. Čia žiauriai sunkus klausimas. Ne, čia žinai, kurioje vietoje sunkus klausimas. Ar dėt save ar ne? Aš dėčiau save. Dėtum, ne? Jo, dėčiau save, dėčiau Arminą, bet kokiu atveju. Jo, čia tik tas būna. Realiai čia su juo grinta varnelė uždėta, kad jau finale. Taip. O dėl trečia, tai tokia abejonė, nežinau. Arminas važiuotų MX1, tu važiuotum Openai ir trečiam tada reikėtų važiuoti MX2. MX2, ja. Tai nežinau, kažkaip labai norėčiau Vituką dėti. Šiaip ne pirmas, jeigu esi paklausęs mano podcastų, ne pirmas, kuris Bučą įdeda į tą trejetuką. Vituks yra... savo laiku, jo. Ir jis daug važiausiai MX2, jis ir dabar realiai, man atrodo, ar ne, jisai ar 15 baigė, ar 17, kažkas va tokia, su 2,5 tada su Yamaha, prisimenu, kai važiavo. Kažkuriais metais jis važiavo, tai buvo apakęs nuo rezultatų. Tai man atrodo, vienas iš geriausių rezultatų, apskritai iš istorijos, jisai yra buvęs parodęs nacijos. Tai kažkaip, man atrodo, Vitukas duotų. Linkėjimai iš Šiaulius. Šiaulė. Jo, tai kalbant apie Šiaulius, tai tu dabar Panevėžy. Panevėžy. Antri metai, kai persikraustė, ar ilgiau? Jo, antri metai. Kas lėmė, kad į Panevėžį? Draugas toks vienas, sėdi čia šalia. Už kadro. Draugas, jo. Supratau. Taip nusprendėm, kad reikia Panevėžį, kažkaip tas motokroso centras, vis tiek Panevėžys, visas trasas 100 km spinduliu, čia daugiau trasų. Logistiškai patogus. Jo, logistiškai labai patogus miestas ir o Žemaitijai ten trasų nėra visiškai. Taip pačioj Plungėje aš ten galiu raišti užsidėti ir pravažiuoti ir trasą ir visą kiaurai, žinau, tai kažkaip čia vis tiek tų trasų daugiau, tai vien dėl to. Ir šiaip, fainas Panevėžys kažkaip. Bet tu irgi darbuojas kažką, turite tą dieninį darbą, ar dabar viską į klubą, į treniravimą?
Treniravimas realiai praktiškai va taip daugiausiai laiko. Aukštaitijos motoklubas, taip? Aukštaitija Racing Team. Aukštaitija Racing Team. Jo. Jo, naujas klubas, 2 metai. Tu važiuoji, kas dar, Jonce, ne? Jonce, dabar 17 raiderių. 17 raiderių. Tai Šiemet bus, ne? Taip. Ok. Pasakyk keletą tų jau tokių, ką reikės stebėti, ką reikės sekti, kas... Dabar cross country tai labai stiprus 5-ketukas bus. Aha. Tai aš, Tadas Maračinskas, Jonce, Faustas Kosovas ir Simons Riboks. Okay. Tai tokia... Tai Simonas dar jaunas, tai jaunių klasė važiuos. Tai ir spėjus Simonas irgi ir jau ir motokrose irgi už jūs važiuos, ir Faustas už jūs važiuos motokrose. Tai visi tu aišku, kas ten dar, aišku, sakiau, Jonas. Ugnė su 2.5, 777. Okay. Vilius, jau ir praeitais metais Vilius važiavo. Tai... Žodžiu, smart thinking turit moterį, kas irgi padės rinkti taškus. Mes taškus nežiūrim, taip kažkaip mes... Norit, kaip sakyti. Norim geros emocijos su motokrose. Nenorim ten, kad ten būtų labai geras rezultatas, mums svarbiausia, kad būtų geri žmonės aplink, nes kaip ir sakiau, viena iš įdedamųjų yra gera komanda, kai yra. Tai jeigu yra žmonių, kur tiesiog neina tie bio laukai, tai tada automatiškai visiems blogas rezultatas. Tai dabar, kai visi tokie savi žmonės, o tie visi 17, visi savi, tai nėra kažkaip svetimų, visi savi, tai kažkaip ta mūsų gera emocija, svarbiausia varžybos. Tai bandysim ir kur tą gerą emociją, tai daug investuojame tai, kad atvažiavusi motokrosą, kad tikrai, Aukštaitija stovi ten žiauriai gerai. Tai ir stengsimės, o tai padaryti, kad vos ne GP lygis, ką būtų. Okay. Vaikų turit? Šiam penktukų? 8 penktukai, tik tai 2. Tai Faustas, antras. Faustas ir dar iš mažai kitoks vienas. Okay. Ką tik pradėjęs važiuoti, kaip ir sakiau, mums nesvarbu rezultatas, svarbu geri žmonės. Ir jam, aišku, turbūt faina, kad jį gerai palaiko, žinai, kad jis gali pradėti važiuoti, irgi ten, kaip pasakyti, palaikomas ir kad nespaudžiamas ir panašiai. Jo, mes tai nespaudžiam dėl rezultatų. Aišku, stengiamės, kad vaiks palaikom taip ir toliau. Jo, kad jam irgi būtų drivas biški. Jo, bet jeigu blogai suvažiuoji, nesakom, kad čia tipo nesuvažiavai, čia blogai. Ne, čia viskas turbūt for fun, kaip ir GP rideriai, kaip sako, jeigu happy rider, fast rider, geizerio tas pasakymas, tai čia taip ir turi būti. Kai visi bus laimingi, bus greitai. Kaip ten nebus laimingas, kai garaže Ferraris, žinai, naujas namas. Tai taip ir bus, kad rideriai visi jaustus maloniai, stovyklavietėje, visi jaustus palaikomi ir tada ir bus tas rezultatas automatiškai. Super. Ir dar keletas dalykų ir ilgai nebekamuosiu, kaip ten sako, jau turbūt ir pats Spirgi nori greičiau važiuoti pasimti jo savo naujus žaisliukus namo, bet dar paklausiu treneris, kelintas sezonas tau, kai treniruoji? Gal 7. 7. Tai ir seniau irgi tą darydavai, bet jau labai seniai, bet net netreniruodavau labai daug, tik ką neimdavai plačiai, ne? Jo, labai mažai treniruodavau, tai jo, nuo 20 metų pradėjau taip treniruoti. Tai jau labai seniai treniruoju. Bet tu jami profus, tos, kaip pavadinkim, varžybinius, ar tu irgi jami tokius, kurie gal nori pabandyti ir panašiai? Dabar susidarė taip, kad daugiau tokie jau pažengę treniruojasi. Bet atvažiuoja, bet jau atskirai jau reikia, kas jau tie, kaip Jonse, Tadis, Simuks, aniems jau kaip Faustas, jiems kitą techniką eina. Tai ten jau kiti dalykai, ten jau max. Bet kas atvažiuoja jau pirmą kartą į trasą, tai tiems jau reikia jau atskirą techniką. Jeigu kartu trasą jau atvažiuojam, tai visą laiką jiems vieną dalyką, visiems kitiems kitą. Visiškai kitką. Jo, kad nesuvelti galvoj ten reikaliukų. Kad nepradėt nuo galo ir nuo vidurio. Tai... Jo. Nes mūsiškis irgi, Arieliusgi pas tave sportuoja šiemet jau susisiekėt šį sezoną. Jo, važiavo. Jau ir praeitais metais treniravosi ir užpraeitais. Šiemet irgi grįš pas tave, nežinai. Aš manau, jau man atrodo rašė. Rašė, ne? Rašė jau, kad...
Tai kviečia pasovai trasyti irgi pasivažinėti. Jo, jie ten prie namų turi, visa šeimina, jie ten užsidegę yra. Lėkia, jo. Tai šaunuolis labai vaiks. Jo. Imlus. Imlus, jo, ir jam reikia, žinai, gero raiderio važiavimo trenerio, pavadinkim taip, tai biški, nesupyk, žinai, Arielio, bet kelias tas klaidelės, žinai, ištaisyti, nes, nu, jis senas, pavadinkim, senai važiuoja, tai bent jau aš kiek iš šono matau, ten keli yra tokie, pavadinkim, klaidelės arba įpročiai, kurie yra susidarę iš anksčiau. Yra. Ir nemažai yra. Jo, nu, tai aš irgi labai džiaugiuosi, kad jis pas tave, nes tu gal biški pašlefuosi, žinai, tos bad habits iš jo, žinai, pastumsi, nes jis potencialo tikrai turi, bet jam, sakau, biški... Dabar, kai užsisėdo ant to gasgasko, turėtų geriau sektis. 8-5, ne? Jo. Nes ten kitoks tas motos, nes ta Yamaha man nelimta. Tas rėms ten kojos net taisyklingai automatiškai atrodo stovi. Tai dabar, kai atsisės ant to, tai bus labai įdomu. Man atrodo, daug tų įpročių pareis atgal. Nes ten su Yamahite buvo ten tokių niuansėlių kaip su pavarom ir ten automatiškai gaunas. Nes ir man, kai aš tos 2 pirmus metus net nevažiavau pas trenerio, dar iki pat dabar jaučiasi. Tos klaidas, kur aš įpratau per tus 2 metus pradžiai. Tai dar ir dabar yra kančias persilaužti. 15 metų atgal. Jo, tai dar ir dabar yra kančias. Tai o tu pats jėmi kažkokį raidinimo trenerį, ar pats jau dirbi pats su savim, ar dar iš šono pažiūri kažkas? Aš jau buvau ir pas Justų nuvažiavęs, ir Armans kelis kartus buvo patreniravęs, bet man labiausiai patink, kai mane patreniruoja kažkas, kai nufilmuoja. Nufilmuoja, aš video pasižiūriu ir pats analizuoju savo klaidas. Nes tiek klaidų aš pas savęs matau, kad šakės, kad ir tas pačias treneris. O kai tada išanalizuosiu savo važiavimą, kai jau būsiu patenkins, tada jau bandysiu dar kažkur judėti. Bet dabar, kad pasiek rezultatą geresnį, tai sakau, tą fizuchą pagerint jau labai daug duos ir pafilmuoti. Ir man pilnai užtenka. 2 klausimai. Vienas. Eimantas Čepulis, Dovydas Aistis Šikšnys. Irgi perlipo dabar ant MX2. Žinom, visą žiemą praleido Ispanijai. Kaip tu galvoji, pirmais metais, kiek daug grėsmės iš jų gausi tu ir Erla? Bet jie su 2,5. Jo, jie MX2. Tai tas daug duoda, kad mes su galingesniais motociklais važiuosim. Pritrūksim, žodžiu, galios vis tiek iš moco, kad ir kaip jie gerai pasiruoš. Jo, dar pritrūks. Vis tiek mes su Erla jau veteranai, galim sakyti. Veteranai tam sporte, tai kažkaip dar jau pubiški pradėt kaip Erla senais laikais jau uostyti, bet dar porą metelių. Dar, manau, dar reikės padirbėti ir jo. Gal netgi ant galingesnio perlipta, ne? Jo, gali būti. Jo, tai čia vienas klausimas ir antras klausimas toks irgi gal kaip iš organizatorių, žinai, pusės ir panašiai. Tau kaip lenktynininkui, nepaslaptis, kad mes kviečiamės tuos raiderius iš Estijos ir panašiai. Pripažinkim, čia turbūt nėra kažkokia paslaptis, kad jie atvažiuoja mūsų pakviesti. Mes jums darom paslaugą, ar mes jums darom šuns paslaugą, kai atvažiuoja tokio lygio raideriai? Ne, kaip ir sakiau, kad jau kai esi tapęs čempionu, nebesvarbu kažkaip jau. Tu stengiasi, aišku, būti pirmas, kaip bet kokiu atveju, bet kai yra kur sėti, kur tobulėti, tada yra maloniau netgi važiuoti. Kai praeitais metais Olandijos čempionatė irgi startavau, tai ten buvo 9 GP raideriai netgi, tai irgi man nesvarbu, ar aš ten 20 važiuoju, ar 10, man nėra svarbu, man svarbu, kad būtų faino kova. Tai kai yra faino kova, kažkaip man ir daugiau drąsos yra automatiškai važiuoti, mažiau jaudulio yra, o kai, pavyzdžiui, į Taurę atvažiavus, gal netgi daugiau jaudinas. Kai važiuoji ir nežinai, kas už galvą. Ne, man patinka reikia važiuoti, bet kai yra susirenka daug stipresnių raiderių, man kitoks ir tempas. Gal iš manęs daugiau ir tikėtis jau galim. Tada jau man kitoks jau nusiteikimas yra prieš varžybas, kitoks mindsetas ir man geriau ir važiuojas tada. Daug stabilesnis važiavimas gaunas ir saugesnis, kai daug stiprių raiderių. Tai žodžiu, kad atvažiuoja, kaip pasakyti, kaimynų iš Estijos, Latvijos,
Tai tik geriau ir jum, nes tu tobulėjai, nes tu turi prieš ką daug lenktyniauti, smagiau tada. geriau ir Daug žiūrovam, smagiau. kad, aišku, fanai, žinai, norėtų, kad Domantas varo visus ratų lenktyniauti. Na, tai... bet jo, manau, ir žiūrovam kova patinka. Jo. Ir tada gali pasilyginti maždaug, ar tu tobulėjai teisingai linkme eini, ar dar stovi vietoj. Tai vat, su tais užsienio raideriais, tai vat, įdomu palyginti, nes kai nėra tų užsienio raiderių, jeigu vat, mane su Maskoniu paleis, atrodys, okei, čia lekia, jau monstrai, bet mes vis tiek nematom, ant kiek gerai. Ir tad, kai pamatai kitus raiderius toj trasai, tu kitokius limitus tada gali pasižiūrėti, kur kada stabdyti, kur kada akceleruoti ir tada automatiškai irgi mokaisi ir stengiasi dar geriau važiuoti. Tai kažkaip žiūri tą prizmę, kad turim tobulėti, kad patekus į GP nebūtų ten gėdas prisidaryta. tai noriu tą prizmę perteikti. Ir pabaigai tada 3 dalykai, ką palinkėt nori Domantui Jazdauskui 2026 metais. Palinkėti tai visų pirma gal sveikatos daugiausiai. Gerų finišų, startai taip būn geri. Tik finišų reikia geresnių. Jo, o dar 3 dalykas tai sėkmės, daugiau. Tai ką, ačiū Domantai, kad atvažiavai, nepatingėjai. Ačiū, kad pasikvietėt. Ir šiaip žiauriai smagu buvo, net nebejojau, kad bus smagu, nes irgi kai teko kelis kartus pakalbėti ir prieš tai daryti tokį trumpą interviu ir šiaip kiek matau tave Instagrame ir ką tu darai, tai kaip sakyt, su humoro jausmu nesusipykęs ir su iškalba irgi nesusipykęs ir tikrai manau ir tą jaučia ir tavo fanai, jaučia ir tavo žiūrovai, tai žiauriai faina buvo šiandien čia turėti tave pas mūsų Old Town Talk studijoje ir kaip visada prieš išlydint reikia suteikti sparnus. Taip. Tai ne tik grožių ir plaukam, bet kaip sakant ir energijos, kad nepritrūktų, tai kaip visada mūsų draugų Red Bullio dovanėlė ir ką, susimatysim tada trasose ir aš palinkėsiu, kaip sakant, vėl gal grįžti į raudoną pleitą ir šiais metais, manau, tikiuosi susitiksim LMSF apdovanojimų ceremonijoje. Taip, stengsimės. Jo, tai ir aišku, Kegumsas, būtinai laukiam. Kegums, būtinai. Jau prisikalbėjai. Jau viskas, ne? Žiūrim ir ačiū Domantai. Ačiū Jums.